Sveiki, podkastas Dialogas vėl eteryje ir čia kaip visuomet kalbasi du psichologai Vitalijus ir Gediminas. Labas visiems. Podkastas Dialogas yra pokalbiai apie psichologiją arba, kitaip sakant, geriausias foninis triukšmas, intelektualus foninis triukšmas, kurio klausant negaila užmigti. Tai čia tiems, kas gal pradėjot mūsų nuo 79 epizodo klausyti, šiandien bus jau 79 mūsų epizodas, kuriame mes kalbėsimės apie savęs priėmimą ir bandysime suprasti, kaip čia ta tema plėtojasi toj psichologijai ir psichoterapijai, bet prieš tai norim pasakyti, kad turim Contribui platformą, kurioje galite prisidėti prie mūsų turinio, prisidėti prie to, kad podcastas gyvuotų ir kartu ten gauti papildomą turinio kasmėnesinius klausimų atsakymų epizodus. Tai tokia trumpa įžanga ir keliaujam tada prie temos ir aš tada pabandysiu trumpą įvadą ir tada kažkaip perduosiu tau vėl vadeles ir tu pratęsi. Tai mano įvadas nebus ilgas, bet aš galvodamas apie save, vėl klasika, čia labai svarbi tema ir mes ją tik dabar sugalvojom kažkaip paplėtoti po 5 metų, nors galėjo būti turbūt koks 5 epizodas, bet gal net geriau, būsim labiau pribrendę, labiau patyrę, labiau prikaupę žinių apie tai. Tai savęs priėmimas apskritai turbūt viena pamatinių psichologijos ir psichoterapijos temų, jeigu reiktų sudarinėti sąrašą svarbiausių komponentų, kurie įeina į geros psichikos sveikatos sampratą, tai tikriausiai būtų neįmanoma tokio sąrašo turėti be punkto apie savęs priėmimą. Ir daug žmonių kreipiasi į psichologus, psichoterapeutus, siekdami kažką pakeisti apie save, kas trukdo jų kasdienybėje ar kelia simptomus. Netikėtumas dažnai būna tame, kad žmonės pamato, jog kai kurie pokyčiai yra įmanomi ne tik pakeičiant kažką apie save, bet kaip tik priimant savęs kažkokius aspektus ir tas pokytis ateina per priėmimą. Ta didelė dalim ir psichoterapija yra apie dalykų, kurių negaliu pakeisti priėmimą ir gebėjimą užmegzti santykius tom savo dalim. Priimant savo jautrumą, jausmus, priimant savo gyvenimo istoriją, įvykius, kurie su manim nutiko. Tai galima sakyti, kad pasikeičiau, nes matau save kitaip, o ne tai, kad pakeičiau save kažkaip, pakeičiau kažkokią savybę. Tai paminėjau, kad psichikos sveikatos vienas svarbiausių komponentų yra savęs priėmimas, bet ruošiant šitam epizodui atradau labai įdomų tyrimą, man netgi truputį gal netikėta, bet taip intuityviai galima buvo numanyti, kad toks efektas yra ir kad savęs priėmimas yra ne tik su psichinė sveikata, bet ir su fizinė susijęs. Ir 20 metų duomenų analizė daugiau nei 7,000 žmonių parodė, kad savęs priėmimas yra susijęs su ilgesnė gyvenimo trukme ir su mažesniu mirtingumu. Tai netgi išskaičiavo tenais mokslininkai. Aš, kadangi nesu statistikos ekspertas, aš pasitikiu išvadomis, tai negaliu kaip tai išskaičiuota pasakyti, bet jie išskaičiavo, kad maždaug 3 metus prie gyvenimo trukmės prideda savęs priėmimas. Tai jeigu norite ilgai gyventi, mokykitės save priimti. Tai toks mano trumpas įvadas. Kaip tu nori važiuoti šitą temą, ką tu mąstei ruošdamasis? Jau įvažiavai, aš tai ir norėjau, kad tu įvadą padarytum, nes tavo pasiūlyta tema ir tik pritarsiu tau pridėdamas, kad ir aš besiruošdamas radau tyrimų, kurie rodo būtent apie fizinę sveikatos naudą fiziniai sveikatai savęs priėmimo temoje, ten skaitant visus tos įprastus, ten širdies kraujagyslių veiklą, stresą, ilgaamžiškumą, netgi kai kurios prefrontalinės žievės smegenų aktyvumo reikalų, žodžiu, ir mūsų kognityvinių pajėgumų ilgaamžiškumą. Tai žodžiu, su savim pyktis yra prastas reikalas, aš tai dar gal net pridėčiau pradžiai tokią mintį, kad žmonės dažnai net nesupranta, kad savęs nepriima. Ta prasme, kad turi kažkokį netaikų santykį su savimi, bet net nėra to įsisąmoninę. Ir pavyzdžiui, terapijoje jaučiu, kad neretai mano rolė būna žvejoti tuos momentus ir pargražinti ir atkreipti žmogaus dėmesį. Pavyzdžiui, žmogus,
5 sakinyje ten vis prikimba prie savęs, ką nors dalindamasis ir jis net nesuvokia. Tai automatika jam tai savaime suprantamas dalykas arba, nežinau, žmogus išgyvena kažkokią pamatinę gėdą ir jos net nekvestionuoja, tas kažkoks giliai glūdintis jausmas, kad aš kažkoks netoks, kažkoks brokuotas ir tarsi net nepasižiūrima iš šalies, tai kad tai čia nėra būtinybė, tai kad aš čia taip jaučiu, nėra taip, kad aš esu brokuotas, čia tiesiog dėka kažkokių žaizdų yra kažkoks toks jausmas man jie susiformuojas, kaip čia, arba, pavyzdžiui, žmonės ateina, nežinau, su kokiu nors, tarkim, nerimo forma, sakykime, bijau ten suklysti, ar bijau pasirodyti, arba bijau ten, nežinau, socialinį nerimą patiriu, man baisu eiti, tarkim, pasimatymus ir panašiai. Ir ten besigilinant pasirodo, kad yra už to slypi kažkokie tokie jausmai arba įsitikinimai apie save, kad aš kažkoks nepakankamas, man niekada nepasiseks, man nepavyks, aš kažkoks prastas šitoje vietoje, kad arba man negalima būti tokiu ir tokiu, aš negaliu pasirodyti taip ir taip, man reikia būti tik tokiu ir tokiu. Ir taip toliau ir panašiai. Čia sąrašą tikrai galima būtų ilgą tęsti, bet man norėjosi pasakyti, kad tikrai esminis labai svarbus dalykas, kaip pritariu tau dėl akcento į tokią svarbą šito reikalo ir kartu toks neretai nepastebimas. Jo, ir tai gali tikrai būti ne tik per tavo pavyzdžius, kuriuos tu pasakėjai, įsitikinimai apie save, kažkokios mintis, bet tai gali net ir matytis per veiksmus, kurie iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti kaip tik pozityvus veiksmai. Pavyzdžiui, dabar labai kultas darosi to sporto ir reguliaraus sporto, visokio fizinio aktyvumo ir galima susidaryti įspūdį, kad žmogus sportuoja labai dažnai, labai reguliariai, bet kai tu pradedi klausyti, kaip jisai kalba apie tai, tu pamatai, kad čia ne tik apie sveikatą, bet apie tai, kad labai sunku, pavyzdžiui, jam priimti savo kūną ir savo kūno vaizdą. Ir tada tas sportas jau tampa nebe tik sveikata, bet tam tikra terpė, kurioj pasireiškia, jeigu tas sportavimas tampa toksai, obsesyvus, kompulsyvus, kad labai nerimauju, jeigu praleidžiu treniruotę ir kažkokia savęs nepriėmimo dalim. Aš tai galvoju, kad gal dar svarbu būtų pasakyti, kaip tą savęs priėmimą galima apibrėžti. Yra tų įvairių sampratų ir aš tokią vieną trumpą, bet, manyčiau, labai apie esmę radau, tai kuris skambėtų taip, kad savęs priėmimas yra santykinai objektyvus savo sugebėjimų ir pasiekimų suvokimas bei pripažinimas kartu su savo apribojimu, priėmimu. Ir man šitas apibrėžimas patinka ir net nežinau, ką dar pridėti jį galima būtų, jeigu turėsi kažkokių priedų, tai labai lauksiu, matau linksi galvą, bet šitam apibrėžime man čia svarbus 2 momentai, kad priėmimas tai yra ir gebėjimas įvertinti savo stiprybės, savo resursus kažkokius, tai kas aš esu, bet kartu ir tas ribotumų pripažinimas, nes kartais žmonės su tais savo ribotumais labai kovoja tokius karus ir deda didžiulės pastangas, kad tik jokio ribotumo, kažkokio menkumo nebūtų. Ir aš net tai pagalvau čia kaip toks, viduj savęs nepriėmimas, tai tarsi partizaninis karas, kuris vyksta viduje, nes partizaninis karas yra apie karas, kuris vyksta šalies viduje, tarp kažkokių grupių. Tai ir kita dar atėjo asociacija iš Hario Poterio filmo, kur pirmoji daly jie pakliūna į tokius velnio raizgus. Ir tie velnio raizgai juos supančioja ir tada Hermiona pasako, kad tu turi atsipalaiduoti ir tada jie paleidžia. Ir Haris ir Hermiona sugebėjo atsipalaiduoti, o Ronis ne. Tai savotiškai tas savęs nepriėmimas jis yra kaip tokie velnio raizgai, jeigu tu nesugebi, paleis, galima sakyti, savęs, bet čia tie velnio raizgai kartu pat save varžai, tai jeigu tu nesugebi paleisti, tai jie ir smaugia, kad tai gali būti ir labai tokia smaugianti ir varžanti patirtis. Kolega, jūs šiandien vaizdžiais palyginimai šnekate. Aš tai prisidėčiau irgi prie tų apibrėžimų, žinai, man buvo ganėtinai keblu, nors tarsi vis tik suprantam, apie ką tas savęs priėmimas, bet ruošiantis, man irgi kažkaip
Nu, vat, tas savęs priėmimas, aš suprantu, kad nerentam žmogui irgi vien pats žodžių junginys gali kelti visokių tokių, o tai ką čia dabar, aš turiu priimti save bet kokį, elgtis kaip noriu ir čia viskas čia su manim gerai, nu taigi nesąmonė, kažkoks absurdas. Taigi dabar visi čia save priimsim ir būsim patys savo fainiausi, tai čia narcizais tapsim. Nu, visokių tokių gali kilti reakcijų ir irgi kažkurią dieną atsisėdau ir tai pagalvojau, kaip man va čia susiformuluotų dabar, kaip aš matyčiau tą savęs priėmimą. Ir iš tikrųjų tai ir yra tas žodynas, kurį aš dažniausiai naudoju su klientais dirbdamas. Tai rečiau, kada kalbu apie savęs priėmimą, labiau tai vardinu taiką su savimi. Taikus santykis su savimi, nes yra toks dalykas, mes galim būti santykė su kitais, mes galim būti santykė su savimi. Tai yra kažkaip nusiteikę savo pačių atžvilgių. Ir man tai savęs priėmimas, taip labiau gal norisi vadinti tokia taika su savimi ir gal pabrėžti, kad tai kartu ateina ir su tokiu savęs pažinimu to, kas man iš tiesų yra svarbu. Ne šiaip kažko ten, bet būtent to, kas man pamatinai, fundamentaliai iš tiesų yra svarbu. Ir gyvenimo pagal tai, kas man yra iš tiesų svarbu. Gal net sakyčiau, kad tai yra toks tam tikras žinojimas savo vertybių pamatinių ir gyvenimas pagal jas. Ir gyvenant dermėj su tuo, kas man iš tiesų svarbu, aš ir galiu pradėti jausti pasitikėjimą savim. Ir pasitikėjimą ne tokį kaip, nežinau, ten super aukštą savivertę, koks aš ten kietas, ypatingas, bet tokį tikėjimą, kad aš galiu pasitikėti ir šiandien ir ateityje šituo žmogumi, tai yra savimi, nes šis žmogus yra mano pusėje. Nes šis žmogus gyvena pagal tai, kas man yra iš tiesų svarbu. Ir yra taikiame santykyje su tuo. Ir čia yra svarbus momentas, kad neretai mes žmonės elgiamės pagal tai, ko iš mūsų, nežinau, tikisi kiti, arba kaip mes esam įpratę autopilotų iš inercijos. Labai dažnas reikalas, kad tiesiog elgiamės kaip elgiamės ir nestaptelėm, pauzės nepaspaudžiam svarbiuose gyvenimo epizoduose, kad įjungtume tam tikrą savirefleksiją, kuri šiaip reikalinga. Tam tikras savirefleksijos lygmuo, tam tikras sąmoningumo lygmuo, sakyčiau, kad yra reikalingas atradime taikos su savimi ir galėjime elgtis, rinktis dermėj su tuo, kas man yra iš tiesų svarbu. Tai tokia taikos su savimi atradimas, aš sakyčiau, man taip aiškesnis yra terminas ir kartu gal norisi pasakyti, kad aš šitą temą tiek savęs priėmimo, tiek taikos su savimi matau kaip kelią, kad tai yra kelias, tai yra kelionė, gal net ekspedicija, kažkas tokio ilgo. Tai nėra tai, kad kažką išgirdau podcaste, pamėginau ir viskas, ten toliau ilgai ir laimingai gyvenu. Tai yra toks nuolatinis kelias, mėginant rasti taikų santykį su savimi. Vieniems žmonėms tas labiau duota dėka tam tikrų patirčių, galbūt tu apie tai pakalbėsi. Kitiems sunkiau tą atrasti, susikurti, bet iš esmės uždavinys, kuris tenka visiems. Jo, tai aš tikrai sutinku su tuo, ką sakai, kad tai sunku matyti kaip tiesiog pavienį įvykį, kad priėmiau save arba kaip kažkokį baigtinį, viskas ten palankiau terapija, tai jau dabar pilnai save priimu, dėl to, kad daug tų savęs aspektų ar dalių, kurias mums sunku priimti, mes jas galime sutikti skirtingose gyvenimo etapuose, susidurdami su skirtingomis situacijomis. Galim net labai paprastai galvoti, kad kažkokios nelaimės, fizinės traumos irgi priverčia žmogų susitikti su naujais, pavyzdžiui, savęs nuribotumais, kurie jam iki tol nepažįstami buvo. Tai tikrai sutinku su to vaizdiniu kelionės arba proceso kažkokio, kad tai yra kažkoks vis tiek ne įvykis, bet ilgiau trunkantis ir savočiai gal net visą gyvenimą trunkantis momentas, procesas kažkoks, bet kuriam turi įtakos, kaip tu ir sakai, kažkokios tai patirtis ir galima apskritai galvoti, kad Jungas labai gražiai apibūdino, kad neurotikas yra tik ypatingai su savim nesutarančio žmogaus, kuris privalo savyje suderinti prigimtį ir kultūrą atvejais. Tai čia man gražiai kažkaip atsispindi ir tas savęs priėmimo klausimas, nors citata tiesiogiai ne apie tai, bet kad mes
Savyje ten visko turim, impulsų visokių, minčių, fantazijų, norų, poreikių. Ir tada yra kultūra. Kultūra tai čia plačiaja prasme, pradedant nuo tos branduolinės šeimos, kurioje mes gyvenam, ten tėtis, mama, seneliai, broliai, seserys ar globėjai kažkokie, iki platesnio konteksto mokykla, draugai, visuomenė, šalis, Europos, sakykime, vakarų civilizacija, tai irgi diktuoja tam tikrus momentus ir nuo pat gimimo tas mažas žmogutis įmestas į tą aplinką susiduria su visokiausiais varžymais, su visokiausiom normom, nuostatom, su dalykais, kuriuos aplinka priima apie tą žmogų arba nepriima ir apskritai galim santykį su savim matyti kaip tokį ir asmenybės raidos procesą ir tiems procesams turi įtakos tiek paveldėjimas, tiek ir išmokimas. Ir ypač egzistavę ryšiai tarp tos duotybės ir aplinkos, kurioje žmogus augo. Ir Nancy McWilliams gražų pavyzdį pateikia apie temperamentą. Pavyzdžiui, santykį su savim gali apspręsti tai, su kokiu temperamentu vaikas gimė ir kaip į tą temperamentą ta aplinka reagavo. Kai kurie vaikai būna lengvi, kai kurie vaikai labiau sunkus, impulsyvesni, galbūt sunkiau nusiramina. Ir tu gali turėti temperamentą, kurį šeima vertina ir palaiko, kurį supranta, tačiau gali būti taip, kad tavo temperamentas buvo toks, kurio šeima nesuprato, nemokėjo būti, jiem buvo sunku tą priimti. Ir kas tada gaunasi, kad tada tas mažas žmogutis, jisai nuolat susiduria su tokiom patirtim, kurias gali apibūdinti kaip tokias, kur jausdavausi, kad su manim tarsi kažkas ne taip. Čia yra svarbus momentas, kad žmogaus jausmas, kad su juo kažkas yra ne taip ar negerai, dar neatspindi paties nenormalumo fakto, o neretai atspindi tai, kaip aplinka reaguodavo į tam tikras žmogaus savybės, poelgius, reakcijas. Ir tą tikrai galėčiau patvirtinti psichologo praktikos patirtimi, kai kartais klientai pasakoja, kad prisimena buvusį jausmą, kad su jais buvo kažkas ne taip, kad jautėsi nenormalus, nors kažkokių konkrečių, labai tokių blogų įvykių gal ir negali papasakot, bet tas jausmas iš kažkur yra. Ir galima kelt tada prielaidas, kad tas buvimas savimi, jisai nebuvo labai palankiai tos aplinkos priimamas. Aš čia pratęsiu pasitelkdamas Rodžersą, čia pavardėm žongliruojam visokiom, bet prisiminiau besiruošdamas šiam podcast'u, į ką kreiptis apie savęs priėmimą, tai jau į Rodžersą tikrai galima. Ir jisai viename skyrelyje savo knygos apie tapimą asmeniu rašo apie tai, jis ten parengė pranešimą kažkokiai konferencijai ir kažkam apie tai, nuo ko link ko juda klientai terapijoje, anot jo. Tai va čia labai susijęs su to, ką Vitalijus pradėjo, apie tai, kad pirmą, ką jis įvardina, kad pirmiausia žmogus terapijoje dvejodamas ir būgštaudamas siekia pasitraukti nuo to aš, kuriuo jis nėra. Ir taip pat vyksta įsisąmoninimas to, koks jautiesi turys arba privaląs būti. Gražiai viena klientė šią savaitę kabinete pasakė, kad sako, žinai, aš jau pradedu atskirti tai, kaip jaučiuosi, nuo to, kaip turėčiau jaustis. Toks irgi labai geras įvardinimas. Ir va čia to, apie ką Vitalijus minėjo, gražiai įvardina tą Rodžersas tokioje citatoje, kurią man norisi ir perskaityti. Neįtikėtinai daug žmonių pastebi, kad jie jautėsi priversti laikyti save blogais ir kad būtent nuo tokios nuomonės apie save tolsta. Vienas jaunas vyras tai labai aiškiai parodo. Jis sako, nežinau, iš kur manyje atsirado ši nuomonė, kad yra teisinga jausti dėl savęs gėdą. Aš tiesiog privalėjau gėdyti savęs. Tai buvo pasaulis, kuriame pats tinkamiausias jausmas buvo gėda dėl savęs. Jeigu tu esi tas, kurį labai smarkiai kritikuoja, tai spėju, kad vienintelis būdas, nors truputį išsaugoti savigarbą, jausti gėdą dėl tos dalies, kuri yra smerkiama. Tačiau dabar griežtai atsisakau veikti vadovaudamasi senuoju požiūriu. Tarsi būčiau įtikėjęs, kad kažkas pasakė, tu privalėsi gyventi jausdamas gėdą dėl savęs. Taigi būk toks.
Tikėjau tuo labai ilgai sakydamas, gerai, aš toks esu, o dabar stoviu priešais tą kažką sakydamas jam, man nerūpi, ką tu sakai, aš nesirengiu gėdytis savęs. Jis akivaizdžiai atsisako savo požiūrio, kad yra gėdingas ir blogas. Taip pat Rodžersas priduria, čia citatos pabaiga, kad klientai terapijoje paprastai tolsta nuo kitų lūkesčių tenkinimo ir nuo noro įtikti kitiems. Ir antrą citatą pacituosiu prieš sustodamas. Šiaip dar norisi ir pridėti, kad labai pritariu tai, apie ką Rodžersas rašo, labai ir mano kaip psichologo patirtis patvirtina. Tai dar sykeliu Rodžerso. Pastebėjau, kad daugelis individų susiformavo stengdamiesi įtikti kitiems, bet vėlgi, būdami laisvi, jie tolsta nuo buvimo tokiu asmeniu. Pavyzdžiui, vienas profesionalus darbuotojas, žvelgdamas atgal į procesą, kurį išgyveno baigiantis terapijai, rašo: pagaliau pajutau, kad tiesiog turėjau pradėti daryti tai, ką norėjau daryti, o ne tai, ką galvojau, kad turėčiau daryti, ir nepaisydamas to, ką kiti žmonės galvojo, kad turėčiau daryti. Mano gyvenimas visiškai pasikeitė. Man visada atrodė, kad turiu daryti tai, ko kiti tikisi iš manęs, ar dar daugiau, kad patikčiau kitiems. Velniop visą tai. Nuo šiol ketinu tiesiog būti savimi, turtingu ar vargšu, racionaliu ar iracionaliu, logišku ar nelogišku, įžymiu ar niekam nežinomu žmogum. Todėl ačiū, kad dalyvavote ir padėjote man iš naujo atrasti Šekspyrą. Savajam aš būk ištikimas. Čia citatos pabaiga, Šekspyras pacituojamas. Tai aš tai labai sutinku su tom Rodžerso įžvalgom ir mano kaip psichologo patirtis tą patvirtina ir man tai atrodo tikrai labai labai svarbus dalykas, kuris randasi, bet tas žmonėse atpažinimas, kad aš pasirodo nešuosi iš ankstesnių patirčių tos kažkokius turėjimus, privalizmus, kaip pasakytų Perlsas, ir juos pradedu atpažįsti ir pradedu rinktis kitaip. Tai čia tie turėjimai ir būtų turbūt ta plačiaja prasme kultūros dalis, tai tą, ką mano aplinka buvusi kažkaip matė, kaip pageidaujamas kažkokias savybės. Aš atsimenu, mes esam kažkada ir anksčiau turbūt kalbėję apie tą ego idealą, tai yra tai, kokiu aš norėčiau būti, tai čia klausimas apie jau suaugusiam žmogui, bet kai mes turime dar besiformuojantį žmogų ir asmenybę, tai tą ego idealą dažnai diktuoja aplinka. Ir tame ego ideale gali būti dalykų, kurie visiškai, čia labai gražiai skamba, idealas tai kažkas turėtų būti labai gero, bet tame yra lūkesčiai apie tai, koks aš noriu, kad kitas būtų. Jeigu mes kalbam apie, pavyzdžiui, tėvų poziciją. Aš noriu, kad mano vaikas būtų labai ramus, jis neturėtų jokių protrukių, jisai niekada nebijotų, niekada nejaustų nerimo, pykčio, kad visada kažkaip klausytų manęs. Ir čia aš taip labai primityviai aiškinu, bet per tokias nuostatas, kai jos tampa auklėjimo kažkokiais kelrodžiais arba vedliais, kad tai yra nepavieniai įvykiai, tai tada ir susiformuoja tas ego idealas ir tas gėdos jausmas, apie kurį Gediminas gražiai per Rodžerso citatas papasakojo, jisai dažnai ir byloja buvusią kažkokią patirtį iš aplinkos, kuri kažkaip rodė, kad ar šitas jausmas, ar šitas poelgis, ar nežinau, ar šitas rūbas, kurį tu dėvi, neturėtum tu taip daryti. Turėtų būti tau gėda, arba nebūtinai taip tiesiogiai gėda, kad gėda pelėda, bet vis tiek būdavo sutinkamos kažkokios nepalankios reakcijos, kritika, nuolatinės abejonės ar dvejonės. Tai ar tikrai tau reikia taip rengtis? Ar tikrai tu turi šituo užsimti? Ar tikrai tu turi, skaityti šitas knygas, o ne kitokias, arba žaisti šitą žaidimą, o ne kitokį? Tai visos tos patirtis, jos sugula kažkaip ir tada jos tampa tokiomis, kaip per tuos Rodžerso pavyzdžius Gedimino paminėtus, kurias žmogus turi kažkaip spręsti ir ieškoti to naujo santykio. Ir atrodo tie pavyzdžiai, kurie pasakyti, tai tas žmogus nepatapo kažkokiu nauju žmogum, bet jisai pamatė save kitaip ir priėmė tą savo dalis. Tai tas priėmimas, jisai dažnai yra priešnuodis gėdos jausmui, kad tas žmogus, kuris daug kur apie save kalbėdamas dalinasi gėdos jausmu, tai vienas iš kelių eit iš tos gėdos, tai yra didinti tą savęs priėmimą ir geresnį santykį su tuo, kas aš esu. Jo, tai aš taip tikrai
drąsiai sakyčiau, kad tas pamatinis gėdos toks patyrimas ir jausmas yra vienas pagrindinių priešų į taikų santykių su savimi ir kartais tą galima net užčiuopti, kai žmogus, pavyzdžiui, ateina į terapiją ir jo lūkesčiuose terapijai suskamba kažkoks noras būti geresniu žmogumi. Ir jau tokia psichologinė čiuika, intuicija, kitaip tariant, suveikia, kad, pala, jis kažkaip čia nori arba jį save remontuoti, kažkaip pakeisti kažkokiu kitokiu. Ir va čia yra tas momentas, kad savęs priėmimo temoje, kurį svarbu akcentuoti, kad neretai gėda priverda šitos košės, kad mums atrodo, kad mes turime kažką padaryti, kažkaip pasikeisti, kažkaip susiremontuoti, kažkaip pagražėti, paprotingėti ir pasiekti ir dar kažką tam, kad tada galėtume save priimti. Nors savęs priėmimas yra iš tiesų telpa labai gražiai Kierkegaardo citatą būti tuo aš, kuriuo iš tikrųjų esu. Kad būti tuo tikruoju aš, kuriuo esu, nes gėdos jausmas man neleidžia būti tuo tikruoju aš, nes man negalima to ir ano, ir vat ką jau Vitalijus minėjo, nesikartosiu, tik tai papildysiu, kad patyčių patirtys ypatingai irgi prisideda prie šito gėdos patyrimo ir negalėjimo priimti save, nes jeigu mane kažkas atstūmė mokykloje, tai reiškia, tikrai su manim kažkas buvo negerai, kažkokiu aš turiu nepriimtinų savybių ir panašiai. Ir mane tiesą sakant, tai visuomet veikia kaip psichologą matyti žmonių tą tokį, negalėjimą ramiai būti tuo, kuo iš tikrųjų jie yra ir taikiai priimti tai, kuo jie iš tikrųjų yra. Ir liūdna būna matyti žmonėse, kaip jie, pavyzdžiui, plušasi ir stengiasi, tarkim, nežinau, kiekvieną dieną ten produktyviai kažką nuveikti tam, kad užskaityti tą dieną, nes kitaip, jeigu ten nenuvarau savęs nuo kojų, nepridarau daug visokių gerų darbų, tai reiškia, esu nepakankamas. Tada ta gėda pasirodo ir sako, nevertingas, veltėdis, nepakankamai stengiasi, arba nežinau, ten tarkim koks nors jausmas, kad aš esu dėl visko kaltas, nepaisant to, kad ten situacijos, kurias žmogus pasakoja, ten niekaip nėra to žmogaus atsakomybės, ten galbūt kitų žmonių atsakomybės, ar darbinės situacijos, ar kas, bet tas žmogus vis tiek prisiėmė savo kažkokią, kad va čia dėl jo, va čia apie jį tai reiškia, arba socialinį nerimą patirinti žmonės, kurie, nežinau, tarkim, pamato ir įžvelgia ir pajunta kritiką kitų žmonių akise ar žodžiuose, kur ten nėra kritikos, bet tas jausmas gėdos nuspalvina visą tai per tokį, kad oi, čia turbūt tikrai taip pažiūrėjau mane dėl to, kad kažkas su manim iš tiesų yra negerai ir aš kažkaip prasikaltau, kažką ne to padariau, ar kažkaip, nežinau, kažko dar neužsitarnavau, arba, nežinau, žmonės neleidžia savo, nežinau, pastovėti už save, kažkaip savęs apginti įvairiose situacijose ir ten, nežinau, tiesiog jausti vertę savo darbo, savo veiksmų, savęs pačių, įkainoti galų gale techniškai kalbant savo paslaugų, jeigu ten imantis savo darbo, kad toks savęs nepriėmimas duoda daug visokių skirtingų tokių sunkių patyrimų, kur šiaip tai taip atrodo iš šalies tada, kad žmonės skriaudžia save taip nepriimdami save ir taip liūdna ir gaila matyti, kaip žmonės save skriaudžia, nepriimdami to tikrojo, kokie jie iš tiesų yra ir pamindami kažkokius svarbius poreikius, tiesiog santykio, ryšio, pabuvimo, poilsio, atsipalaidavimo, to paties, nežinau, šilumos ir priėmimo savęs, nes negalima, reikia reikalauti iš savęs kažko. Tai kažkaip, nežinau, man tai visai tas momentas toks yra paliečiantis, rūpintis ir kaskart vis sergu už to žmonės, kad jie ateitų į taiką su savimi. Ir turbūt ne tik, kad skriaudžia save, skriaudimas yra viena pusė, bet dar Donaldas Vinikotas pridėjo, kad čia tas žodis autentiškai, negalėdamas būti tam autentiškam ryšy su savim, tada žmogus išgyvena tokį tuštumos jausmą. Nes tą tuštumos jausmą paprastai gali užpildyti gyvenimas pagal tai, kas aš iš tiesų esu. Ne veltui jisai sukūrė tą tokią gerai psichologijai žinomą netikrosios savasties, tokią sampratą, kur ta netikroji savastis būtent ir formuojas sąlygose, kai iškyla grėsmė tai tikrai savasčiai, ar ne? Tai jeigu, sakykime, žmogus buvo jautrokas, ar ne, emociškai jautresnis, kažkoks gal dirglesnis, ir tada su šita jo
savybė, aplinka nelabai draugavo ir tada kažkaip stengė, neleisti jam būti jautriam, neverk, nepyk, ten nežinau, nesiožiuok, irgi tą patį norėjo sakyti. Tai toks žmogus gali gali ir toliau likti jautrus, bet gali rastis toks, kontrasavybės tokios, kad tai aš dabar, nejausiu dalykų, nes, jausti tai reiškia gauti per galvą, taip simboliškai, ar ne? Vėl gauti pylos už tai, kad kažką jaučiu, kažkoks esu ir tada toks žmogus gyvena ta netikrąją savastimi, kad aš esu tas žmogus, kuris nelabai jaučia dalykų, nenoriu priimti savo jausmų, nenoriu matyti to savo jautrumo, nes tas jautrumas buvo ta dalis, kuri buvo sugėdinta. O sugėdinta tai dažnai matyta kaip silpna gali būti, matyta kaip kažkokia bloga, matyta kaip dalis, su kuria, pavyzdžiui, mano mamai ar tėčiui buvo labai sunku išbūti, nes, pavyzdžiui, galbūt tėvai nemokėjo kažkaip savęs nuraminti, kai vaikas yra labai neramus ir dirglus ir tokiu būdu jie šitą savęs nuraminimą pasiekdavo, pabandydami kuo labiau užslopinti tada vaiko reakcijas. Ir tada matydamas, kaip tėvams sunku, tai aš galiu galvoti, kad aš šiaip ir gerą darbą darau, neturėdamas ryšio su savo jausmais, nes aš tada saugau ir aplinką, nes aš turiu žinią kažkokią, pavyzdžiui, kad aplinka yra ta, kuri negali manęs pakelt. Ir dažnai būna jau išėjus į suaugusio gyvenimą visai kitokios patirtis iš žmonių, kad tie draugai, tos pažintys, tie santykiai, kurie yra užmegzti, jie visai netaip reaguoja kaip tėvai, bet tas senas mechanizmas jis tiek galingas, kad aš vis tiek taip bijau parodyti, kaip jaučiuosi arba kas su manim vyksta, nes man labai baisu, kad tiesiog tas kitas neatlaikys arba, pavyzdžiui, paliks mane dėl to. Paliks, nes esu, pavyzdžiui, per jautrus. Ir čia svarbus momentas irgi yra, kad neretas žmogus, jeigu nešasi tokį savęs nepriėmimą, tai jam labai sunku, jam arba jai iš aplinkos priimti tą teigiamą santykį. Ir čia galima būtų sakyti, kad irgi mes gebam save priimti tiek, kiek mes gebam priimti iš aplinkos mūsų priėmimą. Nes jeigu aš, nežinau, mano patyrimą pirmam plane nudažo tas gėdos jausmas, kažkas su manim netvarkoja, tai man gali sakyti, kiek nori kiti žmonės, kad viskas su tavim gerai, kad fainai tu čia tą padarai, ten, tu esi graži, tu esi protingas, tu ten puikiai pavarėjai, kaip ten fainai, ten dar kažkokie komplimentai, pagirimai ir panašiai, o tas žmogus susikurs kokias nori savo ten racionalizacijas, jie taip sako, nes taip jiem reikia sakyti ir dar kažkaip. Žodžiu, nepriimdami, netikėdami tuo. Ir tas irgi būna liūdnas momentas, kai tas savęs toks nepriėmimas net neleidžia pasiimti iš aplinkos palaikančio tokio santykio į save patį. Ir aš tai dar visai sakyčiau, kad čia iš savo pastebėjimų, su kuo susiduriu, kad neretai žmonės įsisuka į tokį čia savęs priėmimo toj temoje, tokį besikartojantį ratą, sudėtingą, sunkų, iš kurio sunku išeiti. Ir, sakyčiau, tame rate kartojasi tokie momentai, kad viena vertus man sunku priimti save ir nerandu pagarbos savo. Ir nerasdamas pagarbos savo, negalėdamas savęs taikiai priimti, elgiuosi ne pagal tai, kas man svarbu. Tai yra, kad kažkuo deduosi, kažką nuslepiu, kažką ten rodau ne taip, kaip yra. Pagal tą netikrąją savastį. Sujunkim savokas, ką Vitalijus minėjo. Ir galbūt net, nežinau, paprastai sakant, kad, nežinau, esu ten pasyvus ir nelabai rūpinuosi savo gyvenimo gerovę arba, dar blogiau darau, ką nors žalingą savo gyvenimo geroviai. Ir kai elgiuosi ne pagal tai, kas man iš tiesų yra svarbu, tada nerandu būdo, kaip save pamėgti, besielgianti taip, savo, nedraugiškai ir nepasakant to, ką norėjau pasakyti, nepadarant to, ką norėjau, nesustabdant kažkokio kito žmogaus elgesio, kuris man yra nepatinkantis. Ir tada pykstu ant savęs, tada atsiranda tas vidinis kritikas, what the fuck, tu vėl čia buvai bailys, ar ten vėl tau nepavyko kažkas. Ir tada taip besielgiantį save man sunku gerbti. Ir kai man sunku save gerbti, man tada dar labiau sunku pasielgti pagal tai, kas man iš tiesų yra svarbu, priimant save.
Ir čia tada užsisuka šitas toks ratas. Užsisuka tas ratas, kuriame žmogus užstringa tokiame, besikartojančiame elgesyje, besikartojančiame jausme ir sunku rasti išeigą iš jo, kuri galėtų vesti tokį, teigiamesnį santykį su savimi. Ir čia, toks irgi sunkus momentas, sakyčiau. Viena vertus galima būtų čia tokį, gal biški čyzį posūkį padarysiu, bet, atėjo žmogutis į pasaulį, kuris nori būti mylimas, priimtas, norimas kitų ir kažkokias patyrė patirtis nefainas. Ir tada jisai pasidaro išvadą, kad jis nėra norimas, mylimas ar kažkoks ir negali ir savo leisti elgtis pagal tai, kaip jis norėtų pasielgti, negali savo leisti jaustis pagal tai, kaip jis norėtų pasijausti, ar ten pasakyti, ar pamastyti galų gale net. Ir tas negalėjimas savo leisti to dar labiau ugdo tą tokį nepagarbų vidinio kritiko balsą, nepasitenkinimą savim ir tas dar labiau trukdo. Ir tada taip sunku iš to išeiti, nors pasižiūrėjus šiaip į veidrodį galima rasti tą žmogų, kuriam reikalinga ta parama, tas palaikymas, tas tikėjimas, kad šitas žmogus dabar biški kenčia ir jam reikalingas palaikymas tam, kad jis galėtų gyventi pagal tai, kas jam iš tiesų svarbu, nes šitas žmogutis veidrodį yra svarbus ir nemažiau svarbus negu bet kuris kitas žmogus, nepaisant to, kad ta gėda sako priešingai ir tau pačiam ten stovinčiam šitas žmogus yra pats svarbiausias, nes jau taip nutiko, kad likimas ar kas ten tik nori davė tave patį šitam pasauliu nuo gimimo iki mirties, šitą tai tikrai garantuotai turėsi. Galbūt kiti žmonės keisis, galbūt kažkas ateis, išeis iš šito gyvenimo, bet kol esi gyvas, save tai tikrai turėsi. Ir čia tada toks, irgi peršasi klausimas, tai gal visai verta rasti taikų santykių su savimi, jeigu tai yra vienintelis instrumentas, kurį mes čia turim. Žodžiu, čia savo leidau taip jausmingai. Ir kad pradėt ieškoti to taikaus santykio su savimi, kad tai yra, ne tik kažkas, kas mus ištinka, bet kad tai yra ir sprendimas. Ir man atrodo, čia svarbu tą pamatyti, tą ego mūsų poziciją. Kad tai jeigu aš jau noriu to taikaus santykio, tai kad aš turiu kažkokius sprendimus apie tai daryti. Tai vienas iš tų sprendimų yra, tai kažkaip atsispiriant nuo tavo papasakotų momentų, tai yra pradėti vertinti, pavyzdžiui, savo patirtis, savo poreikius, savo norus. Kartais kai kurie žmonės taip nevertina savo norų ir tada jie niekaip negali būti gyvendinti, nes vis tiek tam, kad žmogus kažką gyvendintų, jisai turi suteikti tam kažkokią vertę. Pavyzdžiui, ribų klausimas, ar ne? Tai jeigu aš savo ribų ir savęs kaip asmens nelabai vertinu, tai man bus labai sunku tas ribas įsteigti, nes aš tada labai rūpinsiuos, o kaip kitas tą priims, ką kitas pagalvos, kaip čia gaus, ar nesupyks ant manęs, gal apšauks. Bet kai aš vertinu ir žinau, kad čia mano, čia apie mane, man tai yra labai svarbu, mane tai kažkaip įgalina, tai nereiškia, kad bus tai tada labai lengva ir kitas tada priims, bet aš tada galėsiu lengviau tą padaryti. Aš su tokia didesnė galia atsistosiu į tą poziciją. Čia kaip per Žiedų valdovą yra ta scena, kur Gandalfas you shall not pass sako. Ir jis atsistoja prieš tą demoną ir jis ten važiuoja žemyn su tuo demonu kartu, bet jis atsistoja you shall not pass. Tai kažkaip, kaip žmogui tada pačiam irgi atsistoti tokią poziciją, kuris vertina, kuris gins save, kuris neleis praeiti. Jeigu paimkim tą demoną kaip kažkokios, gėdos, nuvertinimo personifikaciją ir kad čia dabar taip sugalvoju ir tu neleidai praeiti. Tai, ir kad tam reikės pozicijos, tam reikės kažkaip atsistotame. Aš dar galvojau, kad vis tiek santykio su savim klausimas ir priėmimo klausimas, jisai kažkaip man neišėjo jo apmastyti be šešėlio termino, tai yra tokia viena kertinių jungiškos psichologijos sąvokų mūsų podcaste ne vieną kartą tiek manęs, tiek Gedimino turbūt minėta. Ir tai tokia žmogaus asmenybės dalis, kurios žmogus nepripažįsta ir nesitapatina su ja. Tai tarsi čia ne mano, ne apie mane, nenoriu toks būti, nenoriu, kad mane kiti laikytų, žodžiu, čia ne aš. Ir nebūtinai tai buvo tik nemalonus aspektai apie savęs, tai gali būti bet kas raidos procese aplinkos normų buvo paversta kažkokia nuslopinta dalis. Tai aš apie šitą šešėlį pasakoju tam, kad
per tokius kelis praktinius pavyzdžius pasimato labai santykio su savim klausimas. Ir jungistai, jie taip yra suskirsti į tokius, nors jungistam nėra būdinga kažkokie punktai, bet santykio su šešėliu klausimas, su ta nuslapinta savo dalim, su ta dalim, su kuria aš nenoriu tapatintis, jie yra tokius kaip 4 būdus išskyrę, kurie pasimato. Ir vieni iš jų yra brandesni, kiti mažiau brandus, tai aš norėčiau kiekvieną iš jų papasakoti ir gal su tokiais praktiniais pavyzdžiais ir gal pasidarys šiek tiek aiškiau. Tai pirmas būdas būti žmogui su savo dalimis, su kuriamis jis nenori tapatintis, tai yra neigimas arba ignoravimas, kad tokios dalis yra. Ir tai toks neigimas ir ignoravimas, jis kūrė iliuziją, kad žmogus yra tobulas ir tas neigimas, taip neleidžia megzti santykio su tom savo dalim. Tai žodžiu, yra tokios dalis kažkur, bet aš neigiu, aš nesutinku, ignoruoju, nedalyvauju tame santykiai. Antras punktas yra, kad žmogus mato, kad tokios dalis yra, bet bando jas bet kokią kainą eliminuoti. Tai reiškia, jisai mato, tai jam kažkaip skauda viduj ir tada jisai deda didžiulės pastangas, kad to nebūtų. Pavyzdžiui, kad nebūtų jo jaučiančios dalies, kad nebūtų jo pykstančios dalies, jeigu pyktis labai neprimtinas, tai kažkaip stengsiuos niekada su niekuo nesipiktinti, nenustatinėti ribų. Jeigu tai yra santykio su kūnu klausimas, ar ne, tai bandysiu eliminuoti kiekvieną papildomą gramą, kad tik tais nemėgščiau kažkokio taikesnio santykio su kūnu. Tai toks, irgi labai griežtas santykis matau, dėl to labai kenčiu ir tada bandau eliminuoti, kad tik va tų dalių nebūtų. Trečias momentas yra, kad žmogus pripažįsta, kad tokios dalis yra, bet atsisako priimti už jas atsakomybę. Pavyzdys, sakykime, vėl eikime prie to pykčio. Aš esu piktas, impulsyvus, ką padarysiu, toks esu. Kartais daiktą noriu mesti, ką nors kartais apšauksiu, aprieksiu, bet aš esu aš, life is life, ką čia padarysi. Tai nors žmogus negali pasirinkti, ką jis jaučia, jisai negali pasirinkti, kada jisai supyks, bet žmogus visada gali pasirinkti, ką jisai su tuo daro ir prisimti atsakomybę už tai. Tai jeigu aš žinau, kad aš esu impulsyvus, greit supykstu ir kiti gali nukentėti nuo to, tai aš galiu prisimti atsakomybę, pajautęs pyktį, pavyzdžiui, atsitraukti iš situacijos ir sugrįžti ją tada, kai nusiraminsiu ir galėsiu kitaip joje sudalyvauti. Tai tas trečias punktas yra apie tai, kad matau, bet neprisiemu atsakomybės. Kitas pavyzdys galėtų būti, pavyzdžiui, jaunimo kategorijai gal visai tinkamas, tai žmonės, kurie žiauriai tūsina. Alkoholis, narkotinės medžiagos, nuolatiniai vakarėliai. Ir tu gali sakyti, čia aš mėgstu potyrius, mėgstu stimuliaciją, mėgstu žmonės ir vėl, life is life, aš esu aš. Bet kas tada yra nepriimama, pavyzdžiui, atsakomybė už savidestrukciją, kurią kelia toks gyvenimo būdas. Ir ta destrukcija gali ne tik tam žmogui atsiliepti, bet dažnai atsiliepia ir artimiems santykiams, antrai pusiai, šeimos nariams, draugams, kurie tada rūpinasi. Tai irgi, kad tarsi pripažįstu, kad jo tokia mano yra dalis, bet neprisiema atsakomybės. Ir ketvirta dalis yra pati sudėtingiausia, jungistai sako, bet turbūt be nebrandžiausia, tai yra savo netobulumo ir tų dalių, su kuriamis nenoriu tapatintis, pripažinimas, bet kartu kančia dėl to. Ir tokia pastanga, nors ir nėra lengvai, veda į tokį realistiškesnį santykį su savimi ir tuo pačiu atjautą savo. Nes šiaip matyti savo dalis nemalonės, šiaip jau yra kančia. Ir tos kančios pripažinimas, kad yra tokia ir leidimas savo kartais pakentėti, jisai leidžia kažkaip geriau išbūt tame ryšyje su tuo. O kartu, kai aš ir pripažįstu, ir kartais pakenčiu dėl to, aš galiu atverti visokių galimybių. Tai pavyzdžiui, ar gali būti, kad tie dalykai, kuriuo apie save nepriimu, yra ne tik kažkas man neprimtino, bet galbūt ten yra resursas kažkoks. Tai jeigu aš nenoriu priimti, kad, pavyzdžiui, aš esu labai jautrus žmogus, kad mano kūnas jautriai reaguoja irgi į tai, kas vyksta kažkai, aplinkoje, atmosferai, santykiuose.
Tai aš tada bandysiu visą laiką slopinti kažkaip šitą savo dalį. Bet jeigu aš pradėsiu megzti tą ryšį su tą dalim, aš galiu pamatyti, kad, pavyzdžiui, mano kūno pojūčiai man gali padėti pamatyti, kad aš gerai jaučiuosi santykiuose ar kažkokioje aplinkoje, kada man laikas atsitraukti ir išeiti, kada man laikas ribas nustatinėti, kad mano jautrumas, kurio aš taip vengiau, kuris man toks nepriimtinas buvo, kad tai gali man leisti pastebėti visokius niuansus aplinkoj, mene, žmonių, nežinau, veido išraiškos ir tai man gali padėti dalyvauti socialiniuose situacijose, megzti santykius, tai gali padėti kažkaip empatiškai kitą priimti. Ir tada tas savo netobulumo pripažinimas ir bandymas užmegzti ryšį su juo ir kartu pakentėjimas už tai atveria tokias galimybės pamatyti, galimybės, kaip aš dar galiu pamatyti tas savo savybės, nes paprastai nemalonės savo savybės žmogui sunkiausia priimti tada, kai jis jas mato labai vienpusiškai. Tai, tokiom if-then principu. Tai jeigu jautrus, tai reiškia silpnas. Tai aišku, jeigu aš vadovausios tik šituo if-then principu, tai man labai bus sunku priimti savo jautrumą, nes aš nematysiu, ką dar be silpnumo tai gali parodyti apie mane. Tai man visai patiko tie 4 punktai ir jie atrodo tokią visą kelionę netgi gali nupasakot žmogaus, kokius žingsnius praeina tame ryšyje su tom savo nemaloniom dalim ir kad tai nėra, vėl kaip sakant, įvykis, kad tai yra procesas nuo tokio ignoravimo, nematymo, iki tokio ėmimo pamatyti, bet pernelyg skauda, nenori pripažinti, iki to jau, kad matau, pripažįstu, kenčiu ir randu, kaip tas vietas galiu įdarbinti. Jo, man tai patinka jungiška perspektyva tuo kampu, kad tarsi vienas iš būdų, kaip dabar galime tai įžodinti, kad į žmogų žiūri lyg į tokį įrankių rinkinį, kad žmogus kaip tam tikras komplektas įvairiausių savo, jam duotų savybių, kažkokių charakterio bruožų, temperamento bruožų ir panašiai. Ir priėmimas šešėlio, ta integracija jungiškai kalbant, tai yra asmenybės galimybių plėtimasis. Ir mes, kai atstumiam tam tikras savo dalis, jų nepriemam, tai yra tas pats, kas nesinaudoti tam tikrais įrankiais. Tai iškilo į galvą pavyzdys, kol klausiau tavęs, apie tai, kad kartais mes esam tokiam santykiu su savo įrankiais, kaip atėję virtuvę, sakydami, kad žinai, peilis ir šakutė tai gaidys, aš tik šaukšteliais ir šaukštukais naudojuosi. Jie tai yra, čia tai gerai, nes taip turi būti, viską reikia šaukšteliais ir šaukštukais, nes su tuo peiliu šakutė ten užgaus ką nors tikrai gali žalos sukelti kitiems žmonėms. Negerai, geriau mes juos kažkur padėkim nežinau, į rūsį kur nors išneškim ir nesinaudokim. O peiliai tai yra šaukštai ir šaukšteliai, kažkaip neprivirs čia mums košės, kažko blogo nepridarys. Tai per tokį primityvų pavyzdį, tai taip mes elgiamės su savo savybėmis, kurias išstumėm šešėlių, kur labai gražiai Vitaliau tu išskleidai, pavyzdį, kaip tos nustumtos savybės, pavyzdžiui, jautrumas gali turėti daugybę tokių parankių dalykų, sakykime, taip pat kaip mums nekyla klausimą apie tai, ar šakutė ir peilis yra naudingi ir vertingi. Žinoma, naudingi ir vertingi. Žinoma, gal jie netinka sriubai valgyti, bet tinka kitiems dalykams. Tai lygiai taip pat su ten bet kokiomis savybėmis, tuo pačiu, ar ten jautrumo, ar pažeidžiamumo, ar ten kažkokiu, nežinau, kaip tik karštakošiškumu, pavyzdžiui, ar tokiu choleriškumu. Ir panašiai. Tai čia tikrai toks svarbus momentas. Dar kitas dalykas, kuris man kažkaip suskambėjo, tai keletą kartų kartoju žodį kančia. Čia, man atrodo, irgi svarbus momentas, kad vienas iš kelių į taikesnį santykį su savimi, sakyčiau, galėtų būti kančios įsisąmoninimas, kančios, kurį man kelia netaikus santykis su savimi. Kaip tai paprastai beskambėtų, bet kaip tai kartais sudėtinga būna žmonėms pajausti. Ta prasme, kad, tarkim, plėtojant tą patį pavyzdį žmogaus, kuriam sunku priimti jo paties jautrumą. Tai jam savaime suprantama atrodo, kad tai gerai save pliekti, kai ten pabuvai jautriu ir stengtis būti tvirtu, atspariu, pakovojančiu už save, nes jo įsitikinimuose, kad jeigu būsiu stiprus ir tvirtas, jeigu būsiu nemyžnius, nežliumbikas,
tai tada viskas bus gerai, aš atsilaikysiu prieš iššūkius, manęs nepastums niekas, neatstums ir aš, žodžiu, viskas su manim bus ok, taip sakant, čia yra kelias į sėkmę, raktas į sėkmę šitoj vietoj, bet neretai žmogus tokioje laikysenoje, tokiam santykiui su savim net neįsisąmoninimu, net nepastebi, net neužčiopia, kiek iš tikrųjų ten giliai viduj tūna kančios dėl savęs atstumimo tam tikrų dalių. Tai reiškia, kad savęs nepriimu kažkokio dalies savo paveikslo, jis man nepriimtinas, jis man pasidygėtinas, jis man atstumtinas. Ir tie visi jausmai tokio apleistumo, atstumimo, jie kažkur ten giliai gyvena, glūdi ir dirba savo darbą. Ir kartais į tokį, kartais keliasi tokia integracija tų dalių ir gebėjimą tai priimti būna per tos kančios pajutimą. Tai yra per suvokimą, kaip citavau Rodžersą, kaip žmogus supranta, kad blemba, aš gyvenau tiek metų savo gyvenimo ir niekada savo neleidau, jausti tai, ką jaučiu. Pasielgti pagal tai, ką jaučiu esant tikra. Pagal tai, kas man tikrai svarbu. Aš visą laiką kažkokį tai paveikslą turėjau apie save, koks turėčiau būti ir dalį jo atstumiau. Kaip liūdna. Kaip skaudu, kad aš taip elgiausi su savim. Bet šitas momentas kartais gali būti toks kaip katalizatorius į didesnį savęs priėmimą, bent jau terapijos kontekste tai tikrai neretai nutinka. Čia galima būtų kelt klausimą, kaip tada tą tikrąją savastį atrast, arba kaip tada žmogus žinot, kas ta tikroji savastis. Tai tas geras jausmas, kai pasielgi pagal save, kai įvertinai kažką savyje, tai dažnai ir yra kaip požymiai, kad darai taip, kaip reikėtų, kad pagal save tikrą gyveni. Tas reikėtų čia labai tinka, nėra, kad čia kažkam kažko reikia ar nereikia, bet tas išgyvenamas jausmas ir dažnai, kai žmogus pradeda truputį labiau elgtis pagal save ir priimti save, tai ir terapijai tas išgirsta paklausti, o kaip tu jauteis tą padaręs ir kažkaip buvo gera, arba buvo kažkaip pajaučiau galę kažkokį save pajaučiau, tikrai jaučiau, kad pasijaučiau pagal save. Tai tas jausmas irgi yra kaip vienas iš kriterijų, kad tada tas mano ryšys su savim yra toks, kad aš galiu kažkaip pajaust, kas yra mano ir tada pasielgt pagal tai, kas yra mano. Nes dažnai žmonės yra tame tarpinėme taške, kurie kaip ir žino, kas yra jų, bet tai neprieinama prie elgesio kažkaip materializuoti to, įgyvendinti per santykius, per poelgį, per ėmimąsi kažkokios veiklos nes aš jaučiu, kad čia man, bet ne, čia kažkaip dar netinka, man čia nelabai galima taip daryti. Ir čia būna tas toksai, toksai tarpinis periodas, kur irgi reikia išbūti kažkiek. Ir jeigu jisai sėkmingai tame būnama, tai tada vis tiek pereinama prie kažkokių veiksmų, nes tiesiog žmogaus psichika jau vis tiek kažkaip pasitikėti, reiktų to privest prie to, kad jeigu eini tuo geru keliu, tai tada įgyvendinsi gal tai, ką tu nori, ar tai, ko tu reikia. Aha, bet čia tikrai svarbi dalis, kad svarbus tame tokia tikėjimas, viso psichofizinio organizmo atsaku. Kad kažkaip kūnas, kažkaip jausmai parodo iš tiesų tuos momentus, kur mes išdrįstam pasielgti ne taip, kaip esam visą laiką autopiloto įpratę, kažkaip sugebam jungti pauzes ir savirefleksiją ir dabar pabandysiu šitą pasakyti, ko niekada nedrįsau, visą laiką nurydavau ir panašiai. Ir tas kelia žiauriai daug įtampos, žiauriai daug nemalonumo ir galbūt net kažkam kitam nepatinka, bet galiausiai išėjus kažkur yra ir tas jausmas, blemba, bet man patiko. Man buvo visai gera, kažkoks kūne palengvėjimo jausmas, kažkaip tvirčiau net jaučiuosi, kad pagaliau nenurijau tai, ką norėjau pasakyti, bet pasakiau, arba ten pasielgiau. Kas tai bebūtų. Tai čia tikrai, toks, svarbus momentas apie tą tikėjimą ir pasitikėjimą, kad mūsų organizmas duoda teisingas reakcijas ir kad jeigu kyla kažkokie jausmai, jie kyla ne veltui. Ir netgi kalbant apie tą vidinį kritiką, kurį galima būtų kartais apibrėžti šitoj temai kaip priekaištą dėl neautentiškumo. Kad aš tol plėkiu save, kol nebūnu savimi arba būnu nesavimi, būnu kažkuo kitu, bandau kažkaip tapti nesavimi ir tada kažkoks vis nepasitenkinimas ateina, kuris
sako, kad kažkas netvarkoja. Ir kitas momentas, iškart noriu pasitelkus taip kozirį Rodžersą dar sykį nuvainikuoti, jeigu žmonėms kyla tos abejonės, kad, o tai palatai, tai jeigu aš dabar priimsiu viską čia savyje, tai aš ir tada tiesiog toks ir būsiu ir viskas, ir nieko geriau iš manęs nebus, ir aš netobulėsiu, neauksiu, nesikeisiu. Tai labai svarbi Rodžerso mintis, ir ant kurios šiaip pastatyta beveik visa psichoterapija, kad priimti lygų pasikeisti. Kad savęs priėmimas iš tiesų duoda augimą ir pokytį. Tas toks dirbtinis bandymas save suremontuoti ar padaryti iš savęs geresnę versiją neretai kaip tik suveikia priešingai ir duoda tokį rezultatą, tokio nuolatinio nepasitenkinimo, kad aš vis dar nesu tai, ko iš savęs tikiuosi, ko iš savęs prašau, arba ten reikalauju, arba ko tikisi iš manęs, bet būtent kai priimu tai, kuo aš iš tiesų esu, tada ir atsiranda pokytis, tada ir atsiranda augimas. Ir čia, galima būtų taip sparnuotą frazę užbaigti šitą, kad turbūt svarbi dalis ir vaisingesnis galbūt kelias gyvenime yra tobulinti ne save, tobulinti savo santykių su savimi. Į labiau taikų ir priimanti. Ir tapti ne geresnė savęs versija, o tapti tuo, ko iš tiesų esu. Ir čia tapimas geresnė savęs versija, toj populiarioji psichologijai taip įsišaknyjęs šitas toks vaizdinys, kad žmonės tikrai vadovaudamės tiek šitą sampratą, tiek apskritai tokio individo tobulėjimu kaip tokia, tikslu arba vizija, paverčia save projektu ir tada tas projektas gali niekada nesibaigti. Aš tai šiaip gal pridėčiau, kad savęs priėmimas nereiškia, kad neturėtum nieko keisti apie save, ar neturėtum kažkaip nematyti dalių, kurias norėtum pakeisti. Tai viskas su tuo tvarkoje yra, bet paprastai ir psichologo kabinete tas poreikis konfrontuoti su žmogum apie tai, kiek jis save priima, juk atsiranda tada, kai tu matai, kad tas pokytis, kurį jisai bando įgyvendinti, virsta savotišką prievartą prieš save patį, kad žmogus iš esmės save ima prievartauti ir tu tada dažnai gali ne iš karto ir kaip specialistas pamatyti, kad, pavyzdžiui, tai kokio pokyčio žmogus nori ar čia siekia, kad tai yra nebūtinai tai, ko jisai nori, bet pamatydamas, kiek jisai kenčia ir prievartauja save, tai tada pamatai, pala, gal čia visgi ne apie tai, kad šitas dalykas turėtų pasikeisti, bet gal čia apie tai, ką tu turėtum priimti apie save. Ir man regis šitos dalykus identifikuoti, aptikti, ar aš čia prievartauju save, ar iš tikrųjų gerai čia pušinu save. Discipline, hard work, 5 a.m. in the morning, visi šitie motivaciniai klipai. Žodžiu, tai kaip čia dabar, ar aš čia gerai, ar čia vis dėlto yra tam tikra prievarta, nes mes su kikdangčiais neretai gyvenam ir nesuvokiam. Tai kažkaip mąstydamas apie šitą klausimą, pagalvojau, kad turbūt vienas iš tokių galimybių pasitikrinti tai iškelti klausimą, ar mano gyvenimas yra nušviestas mano rūpesčio šviesos. Bet jeigu taip žvilgtelint, čia labai nesiplėsiu, į rūpestį ne kaip tiesiog jausmą, kokį mes įprastai kasdienybėje suprantam kaip tai, ką jaučiam kam nors kitam. Susirūpinau, kate gatvėje benamė, man sukilo rūpestis, kas ją pavalgydins, ar jinai nesušals žiemą. Bet jeigu pažvelgti į rūpestį kaip tokią pamatinę egzistencinę laikyseną, kad aš gyvenu savo gyvenimą, kuris nušviestas mano rūpesčio šviesos. Tai yra, man nėra koks skirtumas. Čia pavalgiau, nepavalgiau, čia padariau, nepadariau, yra darbas, ne. Koks skirtumas, yra santykiai, nėra ir taip nieko gero nevyksta, toks egzistencinis Tai kaip priešingas kažkoks momentas, bet į rūpestį galima pažiūrėti kaip tą tokią pamatinę laikyseną, kad man iš tiesų svarbu tai, kas vyksta mano gyvenime. Man rūpi, kaip aš jaučiuosi. Man rūpi, ar aš kenčiu ar nekenčiu. Man rūpi, ar man sekasi. Man rūpi, ar šalia manęs gerai jaučiasi kiti žmonės. Man iš tiesų rūpi. Ir jeigu man iš tiesų rūpi šitie dalykai ir aš rūpiu pats savo irgi, aš kaip žmogus, tai manau, kad su to rūpešiu yra daugiau šansų, kad tada ir tas pats tobulėjimas, karjerizmas, darbizmas, visi šitie šiuolaikiniai dalykai gali tapti, tokie adekvatesni, pamatuoti,
atsižvelgiantys ir į resursus, galimybės, į nuovargį, nes, labai dažnai mes to rūpešio pastokoja, ogi karjera svarbu, pasiekimai svarbu, ten pavalgysiu, pamiegosiu, koks skirtumas. Arba ten santykiai, draugai, koks skirtumas. Ir tada žiūri, kad sėdint aukso maišo ir vienišas, ir pervargęs, išsekęs, ir nieko gero iš to. Tai čia aš taip, suprimityvinu, bet man regis, čia yra tokia svarbi dalis. Susitikrinant, ar tai yra prievarta, ar vis dėlto tai yra meilė savo. Ir kai tas ryšys geras ir tu susitikrini ir matai dalykus, tai gali tokiu realybės principu freudišku naudotis ir tas realybės principas padeda pamatyti, ką tu turėtum ir norėtum ir galėtum pakeisti apie save, ką turėtum priimti, nes dažniausiai tas vienpusiškumas čia veda į tą kančią ir simptomą, kai žmogus visas nemalonės savo savybės mato tokias, kurias reikia keisti, arba tokias, su kuriomis negalima būti, arba atvirkščiai, kaip pavyzdžiui, tokias, kurias, vėl čia kaip ta panašiai pykčio situacija, kur, viską priimu, aš impulsyvus, čia daužau aplinkui save viską ir, ką čia padarysi, aš toks esu. Ir šiaip gali kilti klausimas, tai kas yra tas ryšio mezgimas su savo tom nuslopintom dalim, tai kaip aš tai įsivaizduoju. Man tai kilo toks pavyzdys apie, įsivaizduokit, kad pažindinate su žmogum. Tai žmogus, kurį gerai pažįsti, tu žinai jo vardą, tu žinai, iš kur jis yra kilęs, tu žinai, kuo jis užsiema, ką dirba, ką mėgsta veikti, ko nelabai mėgsta. Ir kuo tu geriau žmogų pažįsti, tuo daugiau žinai apie jį, tuo labiau jis gali turėti įvairius dialogus tarpusavyje, o ne tik smalltalkus. Smalltalkas apie nieką. Kaip savaitgalis praėjo, koks oras, ar rytoj Žalgiris žaidžia. Tai tas pažindinimasis su savo tom dalim man ir atrodo kaip pažindinimasis su žmogum. Tai jeigu aš pažįstu tą savo dalis, pavyzdžiui, kad turiu kažkokią piktą dalį, kuri linkusi supykti, susierzinti. Bet kai aš pažįstu, ar ne, gal iš kur jinai atėjo ir kas čia galėjo turėti įtakos iš mano, pavyzdžiui, patirties šeimoje, gal žinot, kur labiausiai tai pasireiškia, kas yra mano triggeriai, kas man labiausiai supykdo, gal tada pažinęs, kaip aš moku nusiraminti, kai esu piktas, arba kaip moku pabūti su to pykčiu. Tai čia kaip su tuo žmogum, kurį labiau pažinti, aš tada galiu įvairiau pasielgti. Tai galim sakyti, įvairiau pasikalbėti. Ir tuo pačiu čia ir tos tokios reflektyviosios funkcijos ugdymas yra, kai galiu irgi pasikalbėti su savim apie save. Ir tuo pačiu apie tą savo dalis, kurių nelabai noriu priimti ar matyti, nes kai dialogo nėra, tai tokiu principu stimulas reakcija yra. Tai yra kažkokia nepatinkanti dalis, tai dabar greit ją keičiam arba ignoruojam, kad jos nėra. Bet kai yra dialogas, tai tada kažkaip gali ieškoti tų išeičių. Yra tokia dalis, tai ką čia su ja galima daryti, kokios yra galimybės, kokios opcijos. Labai nenoriu priimti. Kodėl man atrodo, kad aš nenoriu priimti šitos dalies. Ir reflektyviosios funkcijos ugdymas yra pamatinis dalykas irgi psichoterapija ir šiaip žmogui labai gyvenime praverčia. Tai tas toks galėjimas su savim pasikalbėti, pareflektuoti apie save, pabandyti suprasti, tai iš kur čia atėjo, kas čia galėjo tą sukelt, kodėl aš galėjau tai pasijausti. Galiu pamatyti, kad čia atsikartoja taip ir taip, čia yra pasirodo kažkoks gal net paternas, kuris kartuosi. Tai tas reflektyviosios funkcijos ugdymas ir kartu pažinimas tų dalių kaip žmogaus, jis atveria tokias galimybės, kur tą geresnį ryšį, kurti ryšį su tom nuslopintom dalim. Tai tikiuosi, kad nuskambė aiškiai ir galbūt padės pamatyti, kas gali būti, kaip gali atrodyti tas mezgimas. Tai nėra vienintelis būdas čia. Man tokia kilusi metafora yra, bet man atrodo, kad jinai pakankamai neblogai atspindi tas esmes. Tai kas su savimi tikrai ateina su savęs pažinimu. Kitas momentas, kurį tu įvardinai, tik paakcentuosiu. Mums savaime suprantama, kad kai su draugais kalbamės, kurie yra sunkiame etape, kai jiems kas nors nepasisekė, nereikia jų dūchinti. Bet mums taip savaime nesuprantama, kad su savim nereikėtų taip elgtis. Tai čia irgi tas dažnas susitikrinimas, ar kai su savimi kalbuosi,
kaip Vitalijus ką tik gražiai iliustratyviai išplėtė. Ar aš kalbuosi kaip su draugu, ar aš kalbuosi kaip, nežinau, kaip sovietinės armijos koks nors ten kuopos vadas su eiliniu savanoriu ir jį ten reikia kuo labiau pažeminti, kad jie, žodžiu, geriau būtų. Kitas momentas, kurį irgi prisidedant prie to, kad jau tu čia pasukai tą kryptim link tokių beveik metodų, sakyčiau, kurie padeda rasti priėmimą savęs. Tai norisi paminėti keletą dalykų, kurie atkeliauja iš tokios vienos iš formos, tokio doktoro Paulo Gilberto atjauta grįstos terapijos, kur toks yra psichologas, kuris ten iš kognityvinės evoliucinės psichologijos žinių nemažai derino ir sukūrė tokią vieną iš kaip kognityvinės terapijos formą, tai atjauta grįsta terapija. Sparčiai išpopuliarėjusi kryptis, nors ir nauja dabar labai būdinga, ten ir mindfulness įtraukia visi tie atjauta su savim, galima daug kur rasti internete visokių ten seminarų, dabar kas tik nori rengia tuos visus mindfulness pasibuvimus ir seminarus ir atjautą savo. Bet keletas dalykų, kuriuos man norėtųsi paminėti, kurie pasirodė tikrai verti dėmesio ir įdomus. Ir dera ir su mano praktinė patirtimi iš Paulo Gilberto įžvalgų. Tai tokie tiltai į atjautą, kaip jisai įvardino. Kaip galima iš buvimo santykė kažkokiem kritiškam su savimi ateiti į tokį atjaučiantį santykį su savimi. Kur aš taip arba priemantį, arba taikų, čia sinonimiškai žodžiu, savokos nebesigilinsiu. Tai atjauta savo gali prasidėti nuo dėmesio. Vienas iš tiltų galimų. Tiesiog dėmesio, tiesiog įsiklausimo, atidumo. Ir čia yra ta svarbi dalis, ką Vitalijus pasakojo apie tą tokį vidinį dialogą, tai dažnai mes tą praleidžiam sąmoningų būdų. Automatu pas mus vyksta. Mes gyvenam iš inercijos. Mes gyvenam autopilotiškai. Mes retai kada sustojam iš tiesų atkreipti dėmesį, iš tiesų atkreipti dėmesį tai, kaip mes jaučiamės, kaip mes mąstome, kaip mes kokios mūsų veiksmai turi pasekmes mūsų savijautai. Arba tai, ko mes nepasirenkame, kaip kenčiame dėl to. Čia įvairiai galima būtų pasakyti, arba galų gali tiesiog, kaip mūsų kūnas jaučiasi. Tai dėmesys gali būti vienas iš tokių tiltų, kad tiesiog tikrai stapteliu, įsiklausyti, pajaučiu, kokie signalai kūne, kaip aš jaučiuosi, kokios mano mintis šiandien, ko man labiausiai trūksta šiandien, ko aš labiausiai norėčiau, kas man padėtų šitą dieną lengviau pragyventi, tokie ir panašus klausimai. Kitas tiltas į atjautą, tai atjauta savo gali prasidėti nuo tam tikro jausmo. Pavyzdžiui, terapijoje neretai būna, kai žmogus, jau minėjau tos pavyzdžius, supranta, kad savęs labai nepriema, tai pradeda jausti gailestį savo, kad blemba, aš tiek save kritikuoju, aš tiek plaku, man gaila tos savęs, kuris toks kritikuojamas. Ir šitas jausmas, pavyzdžiui, pagailėjimas savęs, kad kaip aš įskriaudžiu save, gali atvesti tokį labiau savęs priėmimą ir atjautą savo. Arba, prieš tai cituota Rodžerso citata, tai gali prasidėti netgi nuo pykčio. Kad aš supykstu, kad užkniso man taip elgtis su savimi. Gana savim nesirūpint, gana tuos ten, nežinau, narkotikai ten, tūsai, kažkas ten, pinigų taškymasis. Reikia susimti. Imu, užpykstu ant savęs, bet taip su rūpesčiu užpykstu. Ne taip, kad tu ten lochas ir ten kažkas tokio nedestruktyviai, bet su tokiu su rūpesčio šviesoje. Tai atjauta gali ir nuo to prasidėti, kad tikrai pykstu, nes noriu, kad geriau būtų. Taip pat atjauta savo ir savęs priėmimas gali prisidėti nuo elgesio. Galbūt aš nejaučiu nieko, gal aš vis dar jaučiu tą nevertumo jausmą, gėdą dėl savęs, tuos neigiam. Ir jausmuose negaliu rasti to tilto į savęs priėmimą. Tai galiu elgesio komponentą pasitelkti, tai yra tiesiog automatiškai, net ir nejaučiant, kažką gero padaryti savo, pasigaminti vakarienę, išsimiegoti, pakankamai pasimaitinti, nežinau, vandens išgerti pakankamai, išvesti save pasivaikščioti, kas tai bebūtų. Skirti savo, nežinau, mielą skanėstą kažkokį mėgstamą. Po sunkios dienos arba, nežinau, kažkokiam kriziniam gyvenimo etape suteikti savo mielą serialą. Nejaučiu, atrodo, kad viskas kažkaip beprasmiška, bet sąmoningai pasirenku elgesį, kuris būtų savo geras. Ir ketvirtas tiltas į atjautą, ką Gilbertas išskyrė, tai yra argumentavimas, reasoning jis įvardino. Tai yra iš esmės nuostatos tam tikras keitimas. Tai yra, kad
Tai yra persvarstymas, ar tikrai tai, ką laikau, čia visą tai, ką mes šiandien kalbam, ar tikrai tai, ką laikau, sakykime, gėdingomis, blogomis savo savybėmis, ar tai nėra tai, kad tai yra kažkokie, nežinau, pliusai. Arba, nežinau, galų gale apie kitą žmogų, arba apie save. Ar gali būti taip, kad tas žmogus yra, pavyzdžiui, piktas ne dėl to, kad jis yra blogas, bet dėl to, kad jam skauda. Ir aš galbūt esu dirglus ne dėl to, kad aš esu kažkoks blogas žmogus, bet aš kažkur giliai viduje kenčiu. Na, toks reframingas, kitoks situacijos perprasminimas. Tai šitie 4 keliai, man atrodo, tokie visai dera su ir mano kaip psichologo praktika tame, kad kažkaip neretai tenka žvejoti tuos momentus, kur čia gali, šitoj vietoj gali rastis žmogaus kažkoks geresnis, taikesnis santykis į save, tai man patiko visai šitas toks tiksliukiškas išskirimas. Tai aš tada pratęsiu, aš irgi esu kelis pasižymėjęs iš įvairių šaltinių ir savo nuomonės dar pridėjęs apie tai, ne visai čia metodai, gal, sakykime, principai yra truputį metodo tame, bet kas gali padėti, geriau priimti save. Tai ką aš jau papasakau, bet vis tiek paminės, tai ta reflektyvioji funkcija ir jos ugdymas, tai kažkaip treniruoti, įsivaizduoti save, reflektuoti apie save, pasvarstyti, kodėl aš kažkaip pasielgiau ar pasijaučiau, kas čia galėjo vykti ir kokie čia paternai atsikartoja. Ir reflektyvioji funkcija tai yra pats tas pagrindas, kas man leidžia pastebėti visokius dalykus apie save. Viena, tada antras dalykas tai būtų vertinimas. Tai sutikti savo patirtis ir jausmus, kūno pojūčius, nevertinant. Pavyzdžiui, ne tai, kad supykau, tai reiškia, kad aš esu blogas žmogus, nes pykti negalima. Bet, supykau. Viskas, ties ir baigiam, nevertam, supykau, pastebėjau. Arba nuliūdau. Viskas, ties čia ir stojam. Ne tai, kad nuliūdau, tai reiškia, aš esu depresyvus, niurzga kažkoks ir toksai, sakytume, budistinis toks principas stebėti. Panašiai kaip debesis plaukia stebėti, tai panašiai, kas plaukia. Mintis, jausmai nevertinant. Nes žmonės, kurie turi sunkumų priimant save, tai dažnai jie turi tą tokią labai vertinančią nuostatą. Ir kad jie tada savo savybės kažkokias poelgius, jausmus, jiems užkliuoja kažkokią greitą etiketę. Aha, pasielgiau taip, tai reiškia tas ir tas. Nepasisekė, sporte, nežinau, kur nors. Pralaimėjau, tai reiškia su šūdo krūva. Netmušiau raketės, netmušiau padavimo per tenisą su raketė, tai esu nevykėlis. Ir tada užsisuka visas mechanizmas, tai čia yra Timothy Galloway savo knygoje Vidinis teniso žaidimas rašė apie šitą principą nevertinimo ir apskritai galima, skaitant apie visokius šaltinius apie savęs priėmimą, rasti, kad ta tokia nevertinanti nuostata jinai yra svarbi. Tai čia tikrai ne apie tai, kad niekada nieko gyvenime vertinti nebereikia, aišku, yra dalykų, kuriuos mums svarbu vertinti, bet kai mes susiduriam su savo kažkam dalim, pojūčiais, kažkokiais jausmais, tai svarbu neskubėti vertinti. Trečias tada momentas tai būtų tas vidinis dialogas, kuris galima pastebėti yra dažnai griežtas pas žmonės, kurie labai savęs linkę neprimti ir savo tam tikrų dalių ir jie taip gan kategoriškai. Tai aš esu šūdo krūva kokia nors, ar ten ypatingas nevykėlis, arba vėl aš čia kažkoks užsivedantis niurzga, arba čia, nežinau, vėl aš nerimauju, čia vėl kažkoks aš čia lūzeris esu. Tai gal nebūtinai tokiais žodžiais, bet kažkaip galima atrasti ir terapijos kabinete pavyksta dažnai kalbantis jau su žmogum, pamatyti, jisai garsina, neretai kaip jisai su savim kalba ir tame yra labai daug tokio kategoriškumo, griežtumo, kartu tas vertinimas veikia. Ir čia svarbu, kad žmogus už vidinį dialogą jisai gali prisimti atsakomybę. Kad jeigu žmogus save visą laiką laiko šūdo krūva arba nevykėliu, tai jis šiaip irgi yra atsakingas už tai, kada jisai, pavyzdžiui, kitaip pradėjo žiūrėti. Kad, pavyzdžiui, kažko nesugebėjau padaryti, tai gal ne šūdo krūva aš esu, gal buvau per daug pavargęs, gal turėjau per daug darbų, gal tikrai čia buvo sunki užduotis.
o gal tikrai mažai pasirašiau ir man tada sunku bus priimti tą faktą, nes man svarbu, pavyzdžiui, pasiruošti dalykam. Ir aš tada paturėsiu kančią, kad aš nepasirašiau ir žinosiu, kad kitą kartą būtų svarbu pasiruošti, bet tai bus kitokia, jau truputį kančia negu ta, kad aš esu ten šūdo krūva. Šitas momentas, vidinis dialogas. Tada ketvirtas momentas, apie kurį galvau, tai toks vidinių taisyklių keitimas, kad save sunkiai priimantys žmonės, jiems dažnai trukdo labai griežtos vidinės taisyklės. Pavyzdžiui, visada turiu būti geros nuotaikos. Tai jau skamba kaip tokia griežta, tokia absoliuti taisyklė, kuri gali apsunkinti mano ryšio mezgimo ar santykio turėjimą su kitokiais jausmais. Ir galbūt aš mačiau, kad mano jausmai kažkokie nemalonus, nerimas, liūdesys labai juos sunkiai išgyvenu, sakykime, mama kokia. Ir dabar aš turiu būti visada geros nuotaikos, tokia mano nuostata yra. Tai labai apriboja ir tai labai neleidžia užmegzti santykio su kitu jausmu, tai galima tada tas vidinės taisyklės truputį laisvinti. Kaip jas laisvinti, tai galima prie tos vidinės taisyklės, pavyzdžiui, kad visada turi būti geros nuotaikos, galbūt pridėti, o kada galiu būti negeros nuotaikos, ar yra tokių situacijų gyvenime, kur galiu būti. Ir dažnai žmonės tada atras, kad galima, pavyzdžiui, galiu būti negeros nuotaikos, kai mane stipriai paveikia kokią nors situaciją darbe, arba kai nutiko kažkas baisaus, skaudos mano artimam žmogui, mano draugui. Arba galiu būti liūdnas, nes šį vakar nenorėjo su manim draugas susitikti ir man liūdna, nes aš labai norėjau su juo susitikti, gal pasikalbėti. Ir aš tada biškį pralaisindamas tas vidinės taisyklės kartu ir leidžiu, keičiu tą iš tokio totalitarinio, autoritarinio režimo savo vidai tokį biškinų demokratiškesnį režimą, į tokia daugiau liberalios tenais yra politikos, ne tik kažkokios labai griežtos, konservatyvios taisyklės. Tada penktas būtų toks žmogiškumo dėmuo, kad kažkaip labai svarbu matyti, kad tas žmogus yra visokia būtybė. Ir faina, ir nelabai faina, ir kuri gali šiaip nelabai fainai pasielgti, bjauriai net pasielgti, kai kuriais atvejais net šiaip jau destruktyviai pasielgti. Nes nenorėdami savęs priimti, mes kartais paverčiam save tokiu roboto algoritmu, kad aš turiu taip nepriekaištingai veikti kaip šveicariško laikrodžio mechanizmas. Tai aišku, laikrodžio mechanizme ten žmogiškumo mažai, ten veikia kažkokios detalės, bet kažkaip įnešti to žmogiškojo dėmens, kuris leistų pamatyti, kad ir taip gali būti. Ir čia visus tos komponentus, kuriuos vardinu, jie tarpusavy irgi susiję, kad galėčiau pakeisti vidinės taisyklės, tai man reikia ir tos reflektyviosios funkcijos truputį. Kartu ir tą vidinį dialogą turiu kažkaip ugdyti, kad galėčiau tada su savim apie tas taisyklės pasikalbėti. Ir paskutinis, čia atimsiu šiandien iš Gedimino tą jo tradiciją, gyvenimo baigtinumo momentas. Tai gyvenimo baigtinumas, kad ir kaip būtų, žmonėm dažnai su gyvenimo baigtinumu galima susidurti ir tokiu teoriniu lygmeniu, kad nutiko kažkam iš mano aplinkos arba ėmiau labai mąstyti apie tai, bet galima ir labai praktiškai susidurti, kad susirgau sunkia liga ir tos įvairios patirtis apie gyvenimo baigtinumą kažkaip sako tie psichologai, kad leidžia žmonėm save labiau priimti, nes tu tada pamatai, kad nebėra laiko savęs taip engti ir savęs taip smaugti, nes tiesiog tu turi gyventi čia ir dabar. Žinau, kad skamba labai cheesy, bet tos gyvenimo baigtinumo patirtis, mes žinom, kad jos išgąsdina ir tada čia tas toksai šalto dušo momentas, kur kažkaip nebelieka laiko tam savęs įgimui ir tada atsiranda daugiau laiko tikrai esminiams dalykams. Neretai žmonės, kuriem būna diagnozuota mirtina liga, sako, kad tai yra geriausias dalykas mano gyvenime, kuris nutiko. Kodėl? Keistai skamba, nes neretai tik tada žmonės leidžia savo būti savimi ir priimti save tokius, kokie jie yra ir gyventi tokį gyvenimą, kokiu iš tikrųjų giliai viduje norisi. Aš tik vienu punktu papildysiu tavo nuostabų sąrašiuką apie tokį irgi leidimą savo būti procesu, taip aš įvardinčiau.
Neretai mes norim kažkaip savęs vaizdą, į kažkokį statišką paveikslą sudėti, pasidaryti kažkoks išvadas, va tai, ką tu minėjai, kad ten, jeigu ten, nežinau, ten sudirgau, tai čia kažkoks ten va toks ar toks esu, ar ten taip ar taip. Ir kartais tikrai padeda matymas ir gyvenimo, ir savęs paties kaip tokio proceso, vyksmo, tapsmo, kad mes keičiamės, mes nesam statiški. Šiandien diena, šiandien valanda nebūtinai yra tokia kaip rytojaus diena ir rytojaus valanda. Ir šiandienos gyvenimo atkarpa, čia reikėtų gal sakyti ne šiandienos, galbūt, pavyzdžiui, šių mėnesių, šių savaičių arba šių metų gyvenimo atkarpa nebūtinai yra tokia, kokia manęs laukia, nes aš nežinau, kokia manęs laukia. Aš keisiuos, aš transformuosiuos, aš vystysiuos, aš bręsiu, aš auksiu, mano pasaulėžiūra plėsis, arba nežinau, siaurės, kad aš vienai per kitaip patirsiu kaitą. Tai čia toks irgi, man atrodo, svarbus momentas nesuteikti perdėtos tokios reikšmės tiem ir kartais kasdieniam įvykiam, kaip vienas bičiulis mano yra pasakęs, berods jau esu jį citavęs šiame podcast'e, kad mes žmonės linkę sudramatizuoti kasdienio gyvenimo epizodus. Tos kasdienius dalykus, nors iš plačiojo stambiojo gyvenimo paveikslo, jie pasimato kaip tokie, ten buvo toks etapas, ten buvo taip ir kažkaip padeda tai, kažkaip su didesniu lengvumu pasižiūrėti tai. Nes galų gale niekam nieko mes nesam skolingi, šiaip ar taip. Nors kartais taip labai atrodo, kad kažką labai čia turim įrodyti. Ir kitiems, ar savo šitoje žemėje. Tai va, aš galvoju, gal Vitalijau, mes turim porą klausimų, perinam prie jų. Nes mūsų porą rėmėjų uždavė Contribui platformoje, tai čia tiesiog žinia, kad visą laiką mūsų epizodam galima užduoti klausimus arba sudalyvauti klausimų atsakymų rubrikoje, kuri vyksta mūsų rėmėjams. Tai Gabrielė rašo, kaip priimti save, kuomet išgyveni labai intensyvius jausmus, kuomet šiaip esi itin jautrus žmogus, nes pastebėjau, jog pamatau, kaip mano sunkiai išgyvenami jausmai paveikia artimuosius ir imu savęs nekęsti. Tai man atrodo, tai apie ką rašo Gabrielė yra toks, sakytume, chrestomatinis pavyzdys, duotybės ir aplinkos santykio su ta duotybė. Tai jeigu Gabrielė save pažįsta kaip itin jautrų žmogų, tai taip, su jautriais žmonėm aplinkiniam gali būti kartais nelengva, nes jie gali nežinoti, kaip su tuo jautrumu būti, tas jautrumas gali gąsdinti, kelti nerimą ir tai va čia yra tas pavyzdys, kai tada jie savo jautrumą žmonės pamato kaip tokį dalyką, kuris yra nepageidaujamas, jo neturėtų būti, nes jisai tik tais kelia kažkokius rūpesčius ir kančią kitiem. Tai čia, man atrodo, yra svarbios tos nuostatos irgi. Tai pirmiausia, pradedant nuo to, tai priimant tą faktą, kad aš esu jautrus, tai kartu matyti tai, kad mano tai, ką aš jaučiu, ne visada yra, kiti neturi atsakomybės ar galios tam daryti kontrolės ir tada aš kažkaip gal kai matysiu, kad čia yra mano dalis ir kad kiti yra šiaip atsakingi už tai, kaip jie reaguoja, aš tada galiu imti labiau kažkaip vertinti, kad čia mano jautrumas yra mano, bet čia to žmogaus reakcija yra į mano jautrumą, tai jau jo. Tai aišku, mokantis to, tai gali būti labai sunku su tai žmonėm būti, kai tai yra pati pradžia, pavyzdžiui, jeigu labai sunkiai išgyvena tuos jausmus tas žmogus, o aš tada esu šalia jo, tai kartais tai gali būti pradžioje atsitraukimas, kad, pavyzdžiui, kai esu labai jautrus ar kažką išgyvenu, tada truputį atsitraukiu ir palieku erdvės savo. Paskui gal kažkaip, kartais gal tada pasirenku parodyti tą jautrumą, tai galima tada pasikalbėti su kitais žmonėmis, kažkaip paklausti, kai nėra tų epizodų, kur kažką labai jautriai išgyvenu, tai ką tu galvoji apie mano jautrumą, kaip tu tada jautiesi, kaip tu
pats su tuo būni pasikalbėti, ką kitas žmogus irgi patiria. Ir man tai kažkaip, aš jaučiu, kad biški gal vėliu, bet man atrodo, kad visi tie punktai, kuriuos Gediminas ir aš išvardino, jie galėtų padėti priimti tą savo didelį jautrumą, nes aš manau, kad iš to pavyzdžio, kurį Gabrielė parašė, tai kad jinai savo jautrumą ir mato per tokias griežtas taisyklės, kad to jautrumo neturėtų būti, tai praplėsti kažkaip, o kada tas jautrumas gali būti, kada aš galiu būti jautri, kada aš galiu į kažką reaguoti jautri. Gal tada, kai nutinka man labai asmeniškai svarbus dalykai, arba kai aš susiduriu su kažkokiu įvykiu, kuris stiprus, intensyvus, arba kai, nežinau, apsilankiau parodoj, kuri man labai patiko, kadangi aš esu jautrus žmogus, aš toj parodoj daug visko patiriu, matydama, girdėdama, jausdama ir tada vis tiek kažkaip per tą tokį ir reflektavimą ir tų biškį labai labai griežtų vidinių taisyklių praplėtimą. Man tai atrodo, kad čia svarbios ir konkretybės šitame klausime, kurios kurių nėra čia nais ir kurios labai padėtų susivokti, kas čia yra, nes man tokia reakcija buvo perskaičiu šitą klausimą, o kodėl mes turėtume norėti nepaveikti artimųjų, kažkaip vieni kitų neveikti, neturėti jokio tai gal mes tada ir būtumėm nepažįstami, tolimieji kažkokie, o ne artimieji. Artimi ir esam dėl to artimi, kad vienas kitą kažkaip liečiam, turėjome ne fizinę prasme, kažkaip mums rūpi vieni kitiems, mes veikiame vieni kitus ir mes esame veikiami kitų. Tai turim vieni kitiems o tai kas čia dabar su tuo blogai, kad aš kažką išgyvenu, tai paveikia artimuosius. Galbūt klausimas, kaip tie artimieji reaguoja, ką daro su tuo, kad paveikia ir čia jau daug trūksta tada konkretybė, būtų klaustukas, ar ten susirūpina labai, ar ten priekaištauja, ar kažkaip bedavojasi, dievagojasi, ar kas ten yra tame. Nes, čia svarbu tikrai tas momentas atskirimo, kad, aš atsakingas už savo jausmus, jie atsakingi už savo reakciją į mano jausmus, bet klausimas apie ką ta reakcija ir gal tai kažkokia susirūpinimo išraiška, ar kas tai ir koks tai jautrumas, ta prasme, jeigu kalba eina, kad jautrumas tame, kad aš greitai įsižiebiu ir man norisi, nežinau, ten trenkti kam nors ir aš trenkiu kitiems, tai gal suprantama tada kažkaip, kad galima dėl savęs nemaloniai jausti, bet tas nekęstina ir ką duoda ta neapykanta. Va čia aš gal grįžčiau šitoje vietoje prie to, ką jau Vitalijus buvo šiek tiek minėjęs, bet tai dar papildomai akcentą uždėdamas. Neretai mes ėdam save dėl kažkokių savo ten savybių ar būdų, ir kas iš to, kad mes save ten pliekiam, graužiam, ėdam, nepasitenkinę esam, purkštaujam ir panašiai. Tai ar tai duoda kam nors ką nors gero? Aš tai nežinau, ar savęs ėdimas kam nors apskritai gero galėjo duoti. Gal čia svarbi dalis kažkaip, prisimti atsakomybę už tai ir ką nors su tuo padaryti. Tai jeigu aš esu jautrus, tai gal gerai nevengti to fakto, sakyti, man dabar yra taip, aš tą jautriai išgyvenu. Apgailestauju, kad jums sunku su mano jautrumu, bet man šiuo metu aš taip išgyvenu šitos dalykus ir ką, ir kas dabar čia, ir ką čia teisti, jeigu taip ir. Čia, sakau, man žinant konkrečiau paveikslą, gal kažkaip konkrečiau reaguotųsi, bet gal taip tą dalį labiausiai reaguojasi, kad tada ima impulsas toks ateina savęs nekęsti. Tai čia toks klausimų tikrai nemažai iškelia, kokio pagrindu ta neapykanta savo kyla ir kas ten blogo, kad, nežinau, artimiesiems tas turi poveikį. Čia turėtumėt nepažįstami žmonės būti ir kaip. Jo, ir kartu kas yra tos situacijos, kur per jautriai reaguoja, ar čia man atrodo, ar čia tiem aplinkiniam atrodo, nes kartai žmonės tada pasimdami aplinkinių reakcijas į savo reakcijas, jie tada ir susidaro įspūdį, kad jų ta reakcija yra kažkokia per didelė, neadekvati, bet pasiklausius konkrečių pavyzdžių, tai galima pamatyti, kad bet tai palauk, tai čia būtų labai keista nereaguoti nejautriai šitoj situacijai. Tai dėl to to konkretumo, kurį mini Gediminas, jisai galėtų padėti pamatyti, ar čia yra situacija, kur, sakykime, kasdienybė situacija, kuri labai jautriai priimta, o gal tikrai kažkas ten santykiuose vyksta, į ką neįmanoma nereaguoti jautriai. Tai
keliaujam tada prie kito klausimo, 2 gavom, tai kitas klausimas irgi yra iš mūsų klausytojas, kuris sako, kaip priimti savo narcistinės savybės savyje, kaip jas įdarbinti, kaip kompensuoti, kad veiktų mažiau destruktyviai santykiuose, ir tas savybės įvardina kaip bendravimas su kitais žmonėm, jei su jais nesireša bendri darbiniai interesai, išskyrus retas išimtis. Ir tokie ryšiai yra labai nuobodus, net varginantis, kartais net atrodo, kad pradeda fiziškai skaudėti. Draugiškų santykių palaikymas yra suplanuotas, kruopštus sekinantis darbas, kurį dar įmanoma dirbti, jei yra kažkoks bendras tikslas. Bet jis tampa ypač sunkus, jeigu tikslo nėra, nes malonumo iš tų santykių irgi nesigeneruoja. Kita savybė - pranašumo siekimas, kuris veikia kone automatiškai. Reikia nuolat save kontroliuoti, kad nežaisti šito žaidimo, bet tai vėl atima daug jėgų ir vargina. Sudėtinga atsakyti tą klausimą, nes man gal nemažai taip yra skirtingų linijų šiame klausime ir šiame pasidalinime, bet jeigu taip labai paprastai reaguojant, tai man tokios mintis ateina. Žinoma, čiagi reikėtų su kritiškumu priimti, čia nėra diagnozė ar kažkoks pramatymas, tai reagavimas kažkokio nepažįstamo žmogaus kelis sakinius. Tai čia norėsiu šitą disclaimerį padaryti. Tai apie savo savybės, kurios ten, nežinau, santykiams kažkaip veikia, kažkaip trukdo, vat ir netgi ir siejant gal ir su Gabrielės klausimu prieš tai buvusiu. Tai klausimas, kas čia dabar veikia? Ar savybės veikia, ar aš veikiu? Ar savybės elgiasi, ar aš elgiuosi? Ar savybės renkasi, ar aš renkuosi? Tai kai taip įžodini, tada atsiranda kažkoks toks skirtumas. Aha, tai ar aš čia toks dabar marionetė savo savybių ir tiesiog pasyviai valdomas kažkokių impulsų savo, ar vis dėlto aš galiu pasirinkti savo atsaką, savo reakcijas. Turiu, nežinau, kokį nors ten temperamentą, kartaštakošišką, ar ten jautrą, ar nežinau. Nežinau, bet kokį, tarkim. Ir yra automatinės impulsyvios reakcijos, kurios man kyla ir impulsus dabar taip pasielgti. Bet, tuo žmogus nuo gyvumo ir skiriasi, kad kai mes jaučiam impulsą, mes galim sąmoningai kažkaip rinktis, moderuoti, modeliuoti savo tą jau išraišką to impulso, tą reakciją. Tai čia sakyčiau labiausiai, turbūt apie atsakomybę klausimas. Kita vertus, man tame klausime ir skambėjo kažkokios kitos temos. Gal čia pervargimas tiesiog, kad jaučiasi kaip darbas tie visi dalykai. O gal iš tiesų tie santykiai netenkina, kodėl čia reikėtų reikalauti dabar iš savęs, kad visi santykiai būtų nenobodus ir įdomus ir panašiai. Gal kažkoks praėjo etapas šitam santykiui. Tai čia tokių visokių pamąstymų. Tai šitas klausimas, kaip ir apie savybių tokį priėmimą, kaip įdarbinti, kitaip kompensuoti tarsi, bet kai praplėtė klausytoja pačias situacijas, tai man atrodo jos apie tokius žmogiškuosius santykius ir galbūt jos netgi tos situacijos kviestų permastyti arba persvarstyti kažkaip, kas čia tuose santykiuose vyksta, nes aš nežinau, kiek čia apie priėmimą, kad mano taip santykiai vyksta ir ką man daugiau padaryti, nes aš tai turėčiau klausimą, jeigu taip pafantazuot, sakykime, ateitų žmogus su tokiu klausimu, pasikonsultuoti, tai aš tai vis tiek truputį paklausinėčiau apie tų santykių istoriją ir ar čia visą laiką tokie santykiai mezgėsi, ar yra kažkokių draugiškų santykių, kurie kažkaip kitaip patiriami, kuriuose nereikia kažkaip pranašumo siekti. Tikrai būna situacijų, žinau, žmonių gyvenimuose ir santykiuose, kur yra tam tikros kažkokios žmonių grupės, kurios jos tarsi, grupelės, kur ten nuolatinė kažkokia konkurencija tarp tų žmonių ir ten tada tas pranašumo siekimas, jisai tampa kaip būdas kažkoks, išgyventi šitam santykė, kad, parodyt, kad nesu menkavertis, nes kažkaip svarbiausi aspektai yra kažkokios, galios, nežinau, prestižo parodymas. Tai mano ėjimas prie šito klausimo būtų ne tik per tą ieškojimą, kaip tą priimti, bet ir truputį patyrinėjimą, o
kaip čia nutinka, kad va tokie santykiai susiformuoja ir tokie atsiranda. Ir ar turiu kažkokių patirčių, kur kitaip santykiuose jaučiausi ir gal tos patirtis tada galėtų duoti kažkokį, išriškimą, ieškojimą, ką čia priimti tikrai reikia, o kas čia yra tokio pakeičiam arba keistino. Tai aš gal taip kažkaip svarstyčiau. Judam link pabaigos? Jo, Ar dar ir... link pabaigos, mano gal pabaiga bus tokia biški ilgesnė, nes aš norėjau tokia pusiau įkvėpimui, pusiau užbaigimui pasidalinti pasaką. O, nuostabu. Jo, gal truputį net ir padės klausytojam irgi užmigti kartu jo, nes mes čia migdom, bet ir pamatyti, kaip tas savybės galima įdarbinti. Pasaka, aš jos pilnai nepasakosiu, aš labai trumpai kelis momentus ir kodėl aš tą pasaką čia noriu pasidalinti, nes man atrodo, kad šita pasaka yra labai geras toks pavyzdys viso to savęs priėmimo kelio žmoguje. Tai pasaka vadinasi Lekiantis laivas, kartais ją vadina Skraidantis laivas, tai yra lietuviška pasaka, ją galima rasti keliose knygose, Basanavičiaus knygoje Lekiantis laivas pavadinta. Ir tai yra pasaka apie 3 brolius, ir kur žinoma jauniausias išeina daryti to paties, ką vyriausiai darė, vyriausiai jam nesigavo, vyriausiai bandė skraidantį laivą pastatyti, lekiantį laivą. Ir jauniausiam gaunasi jį pastatyti ten su senolio pagalba, nes jisai ten pasidalina savo paskutinę duonos riaukšlelę, tai čia tas dažnas pasakų motyvas kažką paaukoti, atiduoti, kad kažkas atsirastų, kad iškiltų kažkokia figūra, energija. Ir jisai pasistatęs tą lekiantį laivą, jisai pradeda keliauti po pasaulį. Tai kas yra tas lekiantis laivas? Lekiantis laivas tai yra ir būdas judėti po pasaulį žmogui, bet tuo pačiu ir talpa. Ir talpos momentas savęs priėmimo klausimuose yra labai svarbus žmogui, kad turėti tą vidinę talpą, kur aš galiu nutalpinti įvairius savęs aspektus. Tai ir tuos, kurie man patinka apie save, ir tie, kurie man nelabai patinka. Nes, kai aš neturiu talpos, tai ir negaliu jūs talpinti, jų nėra čia, aš jų nenorėsiu, kad jie būtų. Kai yra talpa, žodžiu, yra erdvė. Ir jis keliaudamas ten sutinka 6, tokius iš pirmo žvilgsnio keistokus žmonės, keistokas figūras, visos jos, labai tokios gaivališkos, lekiančios, tokios su labai, labai didelė energija. Ir esmė ten, kad tos energijos nėra kaip kitaip padėti. Tai pirmas žmogus bėga prisirišęs medžius prie kojų, nes kad per toli nenulėktų, jis nežino, kaip save sustabdyti, tai tokiu būdu save stabdo. Antrasis žmogus toks besotis yra ir jisai visada beržus graužia ir jam vis reikia graužti beržą vieną, kitą, neužtenka jam. Trečio, niekaip pagirdyti neišeina, jisai atsigulęs prie ežero, jisai geria, gurkšnoja tą ežerą, išgeria vieną ir reikia prie kito eiti. Ketvirtas žmogus yra tas, kuris bando atsigulęs klausyti, kaip žolė auga. Irgi tokia įdomi užduotis klausyti, kaip žolė auga. 5 žmogus yra tas, kuris bando iš už 100 mylių pataikyti į uodą skraidantį. Irgi tokia užduotis, ko neįmanoma. Ir paskutinis žmogus toks, kur visą laiką nykštį burną įsikišęs, čiulpia nykštį tam, kad jeigu jis ištrauktų, pasidarytų baisiai šalta aplinkui. Tai jisai saugo taip nuo šalčio. Ir ką, jisai, tas jauniausias brolis susirenka visą šitą šutvę į savo tą laivą ir su juo keliauja ilgai po pasaulį. Keliauja, kol jie prikeliauja miestą, kur yra karalius, ten galima laimėti karalaitę, bet reikia atlikti įvairias užduotis. Ir čia esmė yra tos užduotis, kad tose užduotise visur pasitarnauja tie herojai. Tai pirmoji užduotį bėga tasai prisirišęs medžius, lenktyniauja su karaliaus bėgikais, bet jisai užsnūsta. Kas tada nutinka, kai jis užsnūsta? Nes jis sugalvoja kažkodėl, kad dar lenktynės nepasibaigė, aš aplenkiau visus, bet aš pabandysiu pamiegoti. Tai išauna jam iš apačios kelmą, tas, kur už 100 mylių moka į uodą nusitaikyti. Tada jam reikia išgerti daug vyno, tai tas, kuris nepagirdomas, jisai ten viską išgeria, paskui jam reikia labai daug maisto suvalgyti, besotis čia pasitarnauja, paskui jam reikia pasakyti,
kiek laikrodis už kažkiek ten mylių muša ir kiek rodo valandų. Ir karalius klastą padaręs, muša vieną skaičių, rodo kitą, bet tas, kuris gali nusitaikyti labai toli ir tas, kuris labai gerai girdi, jie padeda. Kažkaip ir, žodžiu, ten dar yra ir dar viena užduotis, kur pasitarnauja tas, kur ištraukia nykštį iš burnos ir tada jie nesudega, nes juos ten bando pasirodo sudeginti, jisai atšaldo visą tą patalpą. Tai čia labai trumpai einam prie ko, kad tos lekiančias energijos jos galima matyti kaip savo kažkokias nuslopintas dalis, su kuriomis nėra ryšio. Ir ta ilga kelionė laive tai yra irgi tas kartu ir savęs priėmimo procesas, kad kai aš turiu talpą ir aš skiriu laiko būti su tom dalim, tai aš galiu jas pažinti ir kai aš jas pažįstu, kai atsiranda užduočių laikas, aš jas galiu įdarbinti skirtingais būdais, nes iki tol jos buvo tokios lekiančios energijos. Na, tas žmogus tik tais beržus graužia arba tik tais ežerus geria, bet žiūrėk, jau tose užduotise tu gali pasitarnauti juo, jisai tau pasitarnauja visą maistą suvalgydamas, jisai pasitarnauja išgerdamas visą vyną pilį esantis, pasitarnauja tas lekiantis lenktynėse, kur jau reikia konkuruoti ir to sakytume žmogaus dalis, kurios buvo kažkokios nepažintos, tokios laukinės, instinktyvios, ryšyje su savim per tą kelionę jos tampa tos, kurias aš galiu priimti, kuriomis aš galiu pasitarnauti. Ir galiausiai laimisi į tą karalaitę, kas jungiškoj psichologijai būtų tas ryšio principo įgyvendinimas, kad per moters figūrą ateina tas. Tai kad kai nėra ryšio, tai aš ir negaliu priimti savo dalių. Tai man atrodo, čia ta pasaka toks gražus pavyzdys, kaip turint talpą, surenkant tas dalis, priimant su jomis būnant ir pabūnant, tada tu gali jas net mesti, neišmesti, bet jos gali ir tos lekiančios energijos kažkur pasitarnauti. Tai tas lekiančias energijas gali matyti kaip visokias savo dalis praktiniuose pavyzdžiuose. Tai žmogus, kuris yra pavyzdžiui, jis turi poreikį, nežinau, kažkokiem potyriam, stimulacijai didelė, ir ne, tai galima tą stimulaciją kažkaip įgyvendinti per psichoaktyvias medžiagas, bet galima ieškoti kitų būdų, kaip tą stimulaciją įgyvendinti, nežinau, per kažkokias keliones, per nuotykius, per pažintis kažkokias, per hobio atradimą, per sporto kažkokį atradimą. Taip pat ten, ar ne, kažkoks besotiškumo tas jausmas, ar ne, tai gali būti ir alkis gyvenimui kažkoks, bet jeigu aš tada pažįstu tą savo alkį gyvenimui, tai aš galiu tada surasti būdų, o kaip save pamaitinti. Jau ne tiesioginė prasme, kaip binge-eatingas arba emocinis persivalgymas, bet jau ta psichologinė prasme. Aš tada atrandu, kas mane psichologiškai pamaitina. Gal tai vėl kažkokie santykiai, gal kažkokios veiklos, gal kažkoks laikas man savo, gal kažkoks laikas vienatvei, gal kažkoks laikas su žmonėm, gal kažkoks išvykimas patyrinėti pasaulio. Ir va taip aš tada su tom savybėm susidraugauju, pažindinos, turiu talpą ir jos gali būti, jų ta energija gali būti nukreipta įvairiai. Tai tikiuosi suprantamai kažkaip, čia vienas iš būdų, nėra vienintelis kaip žiūrėti tą pasaką, nes pasaka tai kas yra ir toks folkloro kūrinys, bet jungistai mėgsta pasakose paieškotų psichologinių prasmių ir kaip jos gali sietis su mūsų žmogiškosiam patirtim. Tai man šita pasaka yra ta, kuris siejasi su to, kaip priimti save, kaip būti toj kelioniai su savim ir paskui kaip įdarbinti tą savo dalis. Po tavo šito puikaus ėjimo jaučiu, kad mano žodžiai būtų tik tai oro virpinimas, nes jau tikrai yra daug kas pasakyta esmingo, tai gal tik tai sakinį nuo savęs, kad aš tai nuoširdžiai tikiu, kad vienas svarbiausių dalykų šitoj kelioniai gyvenime tai yra gebėjimas rasti taikų ir deramą santykį su šituo instrumentu, kuris mums duotas ir instrumentu, kuris vadinasi aš pats. Ir tikiu, kad į tą verta pažiūrėti rimtai. Ne į save labai rimtai pažiūrėti, bet į tą uždavinį to instrumento priėmimo, kuris mums yra duotas. Ir tikrai nuoširdžiai norisi po tavo tokio ėjimo palinkėti tos tikrai geros kelionės su visom tom talpom ir su visais tais keliais. Ir dar palinkėčiau tos kantrybės toje kelionėje, kuri yra labai svarbu, ir kad galima būtų
tą taiką su savim atrasti, nes tai yra naudinga ne tik savo, bet ir kitiems. Galima tokia auksinė taisyklė būtų, išves kuo aš esu geresniam santyki su savim, tai aš ir kitus galiu priimti kitaip. Ir tada labiau įvertinti kitus, matyti, būti dėkingas, o ne tik kažkaip, kovoti tuos karus ir bandyti vengti visokiausių dalykų. Tai liuksum pirdum, jeigu norite mus paremti, galite tą padaryti Contribui ir susigirdėsime kituose epizoduose. Kitais metais.